Maratoną. Tai šį kartą nėra problemų. Tai jo, manau, kad galim pradėti. Tai gerai, tai netrūksta iš tikrųjų. Netrūksta. Tai šiandien yra ketvirtoji mūsų kaip ir tokia paskaitėlė susitikimas, tai vėlgi visada labai smagu matyti gausiai susirinkusius, smagu matyti klaudiečius, kur taip atrodo viską jau ten per treniruotės aš tai pasakoju, taip ir žingeidus ateina mokintis, tai tikrai labai fainai visiems, kas susirinko ir tikiuosi ne paskutinis mūsų susitikimas ir tų tokių pačių panašių paskaitų, tikiuosi kažkokios variacijos bus ir toliau. Tai manau teisinga labai linkme einame ir tikrai labai ačiū už visą organizavimą ir tas švietimas, iš tikrųjų tos žinios yra kaupiamos ilgą laiką iš tikrųjų ir ta patirtis ir panašiai, tai nepasidalinti, nusineš savimi gravą būtų, kaip sakant, ne kažką, ne? Tai tikrai labai smagu, kad organizuojat ir matot tame prasmę. Tai va, šiandien tema tokia yra kaip ir uždarimo jau viso to ciklo, kaip papasakoju, sugalvoti aktualias temas ir panašiai, tai iš tikrųjų ta visa tokia aktualiausia, lyg ir atrodytų aktualiausia tema, kuri yra susijusi su pačiu tą tokio kaip ruošimuisi, nes mes ėjome skirtingas temas, ar ne, tai palikau kaip ir pabaigai, nes visgi manau, kad mes per dažnai, kaip čia taip, dirbam ant to fizo ir kočiuojam tą raumenį ir galvojam, kad bėgimas, bet čia ir bėgam ir panašiai, bet iš tikrųjų yra labai begalės svarbių kitų elementų, ypatingai nesant aukšto intensyvumo sporte, tai tas yra svarbus, kad daug labai elementų susiduria ir visas tas elementų, tas toksai burbulas, apie ką mes išnekėjom, tai yra nuo paprasčiausios įrangos teisingos pasirinkimo, nuo varžybų, susiplanavimo, pasiruošimo ir panašiai, tai visi šitie dalykai yra būtent dar nešnekam apie patį tą fizo, ką mes visi galvojam, kad bėgam, tai čia reikia, nežinau, rinkti ten kilometrus ir panašiai. Tai va, tai tokie dalykai dabar šiandien dieną pabendrausim apie patį tą kaip čia ruoštis, iš tikrųjų Lietuvoje esant kalnams, kur iš esmės, kaip neįmanoma realiai pasiruošti kalnams, ne? Nežinau, kad nors kitokią sporto šaką paimtumėm, kur nėra Lietuvoje, nežinau, neturėtumėm, pavyzdžiui, kažkokiais, nekyla daug minčių, bet kažkokią sporto šaką pasimtumėm, kurioje neturėtumėm priemonių Lietuvoje galimybių ruoštis, ar ne? Ir mes čia siektumėm kažkokiais aukštumų. Tai techniškai aukštame lygyje pasiruošti Lietuvoje kalnų bėgimui yra nerealu iš tikrųjų, nebent yra tam tikri kokie nors fenomenalūs atletai arba turintys tam tikrų įgūdžių iš alternatyvių sportų, tai tada galima po truputį bandyti pritempinėti ir panašiai. Bet vėlgi, mes galbūt reikėtų susivienodinti, ką mes šnekam, kas tas yra kalnų bėgimas, ar ne, kas tas yra kalnų, kas tai yra kalnai, ar ne. Tai jeigu taip jau imant aukšto lygio varžybas, tai kalnai, tai ten yra, kur jau ir tų vertikalių nemažai, ir tas yra tas faktorius, techniškumas, ne, techniškumas. Tai trailą, kaip bėgti ten, nežinau, Kernavėj, ten trasos ir panašiai, tai viskas yra su to tvarko, bet jau kalnų, kaip pats kalnas, ar ne, yra akmuo, uolos, techniškas gruntas,
Tai mes Lietuvoje iš esmės negalime pasiruošti, mes apie ką dabar šnekame, apie techniškumą. Tai mes kaip po to pradėsim šnekėti ir apie atitinkamai ruošimąsi varžybom, tai mes ir paliesim šitą dalyką, kaip iš to, ko mes neturime, ruoštis tą techniškumą. Tai va, tada truputį dar šiandien pašnekėsiu apie tokią kaip ir etiką, galbūt filosofiją tokią pačią bėgimo ir aplamai, kur mes esam, kas tas yra treilas ir kas tas yra, kur čia pabaigiam praeitą užsienimą, tai kur mes kaip su treilu einame ir panašiai. Tai visiems tada toksai irgi klausimas, nes nuo to dabar pradėsim. Šiaip stengsiu greičiau, ne 2 valandas truktis kažkaip kaip namuos neduoda įsišnekėti, aš praeitą pasakoti. Tai tikiuosi šiandien kažkaip iš greičiau susisuksiu, kad būtų truputį to laiko klausimam, nes dažniausiai nebelieka, tai vis tiek esame visi užimti ir panašiai. Tai turbūt kur treilo ta tokia vizija ir kur mes su treilu einam ir kas tie organai, kurie pas mus tą treilo, sakykime, politikoje gyvenime, nes vienas dalykas yra įgyvendinti patiems sportuoti, antras dalykas turėti kažkokią tais viziją, kurią formuoja tam tikros institucijos. Ne? Tai dalykas yra toksai, kad klausimas jums, tai treilas, kas čia yra per sporto šaka, po kokią organizaciją eina Lietuvoje? Visi niekas, čia mąsto, tai pagal ką, tai bėgimas, bet po kokią organizaciją eina, nes čia dabar truputį apie tą lengvoji atletika, ne? Treilas lengvoji atletika, ne? Nesunkioji, ne? Iš esmės, kad tam pačiam orientavimuose sporte yra labai daug stipriai bėgimo, bet jisai nėra, ne, po lengvoji atletika. Čia gal toks durus palyginimas, aišku. Bet imant vėlgi tokia kaip istorija, nes nuo pačių treilų aš iš esmės susijęs jau bijau sumeluoti, gal 10-metį, tarkim, kažkas tokio, tai dalykas yra tas, kad gal nuo to gal pradėjau. Tai gerai, Lietuvoje yra po lengvąją atletiką, o pasaulyje po ko yra treilas? Treilų ir kalnų bėgimas, nes skaitos, bekelės ir kalnų bėgimas. Tai gerai, tai vėlgi, nuo kito galo pradėkime. Šiaip yra visam pasaulyje JAV, tokia organizacija, pasaulinė lengvosios atletikos federacija, skaitosi pasaulinė ir panašiai. Dabar turbūt teko tokį girdėti trumpinimų JAV ir ITRA. JAV ir ITRA, tie, kas truputį bėgioja ilgesnės atstumus arba treilą, tai techniškai jau turėtų žinoti tokius dalykus. Tai JAV yra vieninti ultra bėgimo distancijas, tai iš esmės kaip gali būti plentas ir treilas ar ne. O ITRA tai vienyje treilo bėgimo, pasaulinė asociacija. Ne? Ir dabar klausimas vėlgi jums grįžtant, tai treilas pas mus Lietuvoje yra, kaip čia, tai treilas Lietuvoje pas mus yra po lengvąją atletiką, bet iš esmės tokia kaip, sakyčiau, gal politika formuoja ir deleguoja čempionato treilą ir panašiai ultra draugija. Tai turbūt tam tikrose vietose kaip yra, gaunasi, kad ultra draugija dengia JAV funkciją, nes JAV funkcija yra ultra, ar ne? O Lietuvoje atitikmens ITROS, tai International Trail asociacijos, tai jos nėra. Lietuvoje treilo asociacijos tai jos kaip ir nėra. Tai mes Lietuvoje iš esmės tokio kaip treilo atstovo pačioje federacijoje, nes vėlgi LAFO atitikmuo pasauliniu mastu būtų JAV. Čia daug tokių žodžių, bet dalykas yra tas, kad mes esame truputį prašovę, net nežinau, kas tie mes. Dalykas yra tas, kad Lietuvoje treilo formuojančios organizacijos
mes ir neturime. Ir nenusimato, kad mes turėtume. Dalykas yra tas, kad jeigu mes žiūrėtumėm istoriją tokią, kaip visas treilas keliavo į pasaulio visus čempionatus, tai buvo taip. Aš bijau galbūt tais metais, tai metai net nesakysiu, buvo taip, kad atsirado lygiai visai fainas kažkoks tais renginys, tiksliau ne tai, kad renginys fainas, bet pradėjo organizuoti pasaulio treilo čempionatus, Gedas, Ramonas ir dar kažkas sugalvojo, gal davai važiuoja, bet jie patys savęs negali deleguoti. Ir iš esmės turi deleguoti valstybę. Dabar, kad valstybė deleguotų, nes kaip čia pasaulio čempionatas, tai yra aukšto meistriškumo sritis sportas, kad valstybė deleguotų, vadinasi, turi priklausyti kažkokia būtis organizacija, kas buvo ultra bėgimo organizacija, ir tokiu būdu prie ultra draugijos, per ultra draugiją LAFas patvirtino visą tą komandą. Tai LAFui čia gavosi tokie tam tikrų atvejų kaip pentakojami. Ir visas šitas momentas iš tikrųjų nuo pirmųjų išvažiavimų į pasaulio čempionatus niekas per daug stipriai nepasikeitė ir dabar tas pats treilas iš tikrųjų LAFui yra kaip pentakoja ir tokios kaip politikos formavimo treilo atžvilgių jos tiesiog nėra. Ir šioje vietoje turime bėdą. Bėda yra tuo, kad nėra aukšto meistriškumo ne tik kad politikos formavimo, bet to pačiu ir finansavimo. Ir jo artimiausiu metu nesimato ir jeigu niekas kažkas nepasikeis, tai niekas ir nepasikeis. Tai mano vienintelis galbūt šiam momentui kažkoks siūlymas arba galbūt kažkada ateityje šie dalykai gal pasikeistų, tai reikėtų daryti Lietuvoje alternatyvą šitam ITRAI, tai daryti atskirą treilo asociaciją, kuri vienytų ne ultra kaip ilgas distancijas, bet vienytų kalnų ir ultra treilo distancijas ir panašiai. Tai tada galbūt kažkaip pasistumėtų visi kiti dalykai. Šiuo metu imant renginių kontekste, renginiai taip patys dalyvauja, patys mato, tikrai stipriai gerėja. Tikiu, kad pavažinėjate ir po užsienius ir matot, kaip pas mūsų broliukus vyksta visi renginiai, ar ne, kokio lygio yra. Galbūt, turbūt tikrai pastebėjot, pagrindinis skirtumas yra tai, kad labai stipriai tenai yra investuojama į vaikų ir paauglių visą sportą, treilo sportą. Pas mus Lietuvoje treilo sportas paauglių tarpe kokiam lygyje? Nulinėme nėra. Tai mes dar kažkur kažką dar išsijudėsim, kiek čia, bet mes vėlgi imame tą pačią perspektyvą, kad pasaulinės tendencijos tai yra jau pripagalvoti 15 metais, man taip pat, ne 15 metais, 15 metais į JAFą, į pasaulio lengvosios atletikos federaciją įtraukė treilą kaip sporto šaką tokią. 15 metais, 21 metais, jeigu aš neklystu, JAV pasaulio treilo čempionatas JAV pradėjo organizuoti čempionatą. Tai perspektyvoje galbūt mes treilą pamatysim ir olimpiadose, nes jau yra po lengvosios atletikos pasaulio federacija, kur yra maratonas ir kitos visos rungtys, treilas jau yra, viskas jau yra nuo 21 metų. Jau pradėjo JAV organizuoti treilo čempionatus. Bet per tiek metų Lietuvoje niekas nepasikeitė. Ir jeigu imant iš tos paties, aš žiūriu galbūt tą pačią viršūnėlę, tai yra aukšto meistriškumo, bet viso pado nėra. Nėra vaikų, kažkaip, žinai, mes čia po truputį bėgiojame kažką darome, bet iš esmės tai problema yra, tai po truputį be abejo smagu matyti, kad kiekiai yra stipriai didėjantis Lietuvoje įsitraukimo ir pritraukimo ir panašiai. Vis dėlto Lietuvos politika, kuri įtraukia į renginius ir skiria tam finansavimą, kas jisai be abejo vis didės ir didės perspektyvoje,
kodėl finansavimas sportui vis didės ir jis didėja. Vėlgi dėl to, kad piramidės apačia yra vaikai nepasiekia pasaulinės šitos sveikatos asociacijos visų reikalavimų, rekomendacijų reikalavimų ir yra, iš esmės, tai, praskrolina visą laiką ir nėra judrumo, tai geriau, jeigu taip plačiau mąstant, suprantant, tai yra geriau finansuoti į pritraukimą ir socialinį aktyvumą, negu finansuoti yra paskaičiuota, negu po to investuoti į sveikatą. Tai, čia toks yra labai toks nuklydimas, bet einu link to, kad treilo ateitis yra šiuo momentu einama, sakyčiau, galbūt gerąją linkmę, mes judam, mes šnekam, dabar esam susitikę, sportuojam ir panašiai, viskas to yra fainai, bet nėra kaip čia, politikos, nėra kas apjungia viską. Ir tas, kas kaip ir galbūt kaip turėtų apjungti, atrodytų, nes tai yra federacija, kuri panašiai, jai tas treilas šiuo metu yra ta penkta koja, nes pati pradžia, kaip treilas įstojo į Lietuvos lengvosios atletikos federaciją, jau buvo neteisinga. Kad, žiūrėkit, mums iš jūsų nieko nereikia, teikit parašą, nes mes norim važiuoti į čempionatą, nes mes patys savęs negalim įsileisti čempionatą, nes valstybė turim perreaguoti. Kadangi buvo tokia pati pradžia ir iš esmės niekas nepasikeitė, nes nėra kam kažką keisti. Tai jeigu turėsit kažkokių minčių tai ir idėjų, kaip kažką galima pakeisti toje srityje, tai tikrai darom, kažkaip kūrėm panašiai. Čia tos vadybos ir platesnio matymo reikia ir galbūt tada mūsų vaikai visai neblogai su treilu draugaus. Mes savo dėja greičiausiai per 10 nespėsim kiek savo padėti. Nebent skursim atskirą, jeigu yra galimybė, aš nežinau, atskirą kažkokią tais, kaip lengvosios atletikos federacija, taip treilo federacija kažkokia tais atskira, bet čia reikia daug ir galvų, daug protų, čia toks nuklydimas. Tai va, dabar, tai sakau, ateitis mūsų yra iš esmės treilo faina, gera, tik tai galbūt trūksta ir to greičio, ir vystymo, ir platesnio. Dabar, kas liečia mūsų dar kitą tokią temą, mažai nagrinėjama, tai apie sportą tokia kaip ir, nežinau, etika, galbūt taip, kad būtų susiję, vėlgi atsiverstumėmės sporto įstatymą ir ten būtų prirašyta ne tai, kad etika daugiau vėlgi apie to sporto vertybės, pagrindai ir pamatai, tai vėlgi mes turime lygiai teisiškumą, dalyvavimą, kad visi gali dalyvauti, visi gali sportuoti ar ne, tai mes šitas puikiai išlaikome renginiuose, kad būtų saugus visi renginiai ar ne, tai vėlgi mes, sakykime, tikrai turime aukštą lygį, aukšti pas mus Lietuvoje visi renginiai yra, turime dar, kad tie sportininkai, kurie varžosi ar ne, kad jie sąžiningai varžytųsi. Ir kaip čia prasideda, pas mus pradeda lysti tam tikrai dalykai, dopingavimai visokie. Tai nereiškia, kad mes jau prieš tai labai sąžiningai varžėmės, bet galbūt nebuvo tiek daug kontrolės dedama, ne? Dabar išlenda vieni kiti sportininkai ir kas atsitinka, tai atsitinka jau, čia vėlgi ne finger pointinam, kas kaip ir kodėl, čia ne tam susirinkom, bet daugiau mažiau yra, kad mums patiems iš tikrųjų reikia domėtis tuo. Antidopingai vėlgi galite atsidaryti, mes klausiausiuose praseinam tos kurselius, gaunat pažymėjimus, vis tiek kažkokia tais, ne visokios kažkokios tam tikros žinios yra. Galite turėti kažkokios papildus, tiesiog susivesti svetainėje, pasitikrinti ir mes prisidėsime prie to švaresnio, sveikesnio sporto, nes, nemanau, kad čia iš kažkuriam iš jūsų reikia kažką valgyti proškį, kad po to ten aplenkti kažką. Nereikia, 100 metų. Ne dėl to ir jėga. Reiškia. Tai va gerai, tai tada ką mes dar turime, tai gerai renginių visos kokybės. Tada dar svarbus elementas yra treilė bekelės, tokios kaip ir vertybės, kurios susijusios su, nežinau, gamta, ar ne, sakykime, labai mes turim tos sąsajos su gamta visą.
Tai toks žodis yra tvarumas, ar ne, tai iš esmės su į tą patį įeina žodį daug elementų ir apie tai, reklamų kažkaip gal dar trūksta to švietimo arba tų iniciatyvų, kad mes kaip sportininkai galėtumėm prie to tvarumo prisidėti kažkaip stipriau iš tikrųjų. Tai vėlgi sakyčiau, kad galbūt tai yra ne vien tik tais vyriausybinio, valstybinio kažkokių tais institucijų, bet sporto klubai, bėgimo klubai su bekelėsis, tai turėtų, manau, kad eiti labiau tos savanorystės principų, didinant, gerinant aplinkosaugą visą. Tai manau, kad čia labai neišsimti plodai, ką mes galim padaryti. Kad mūsų tas pats Vilnius būtų žalesnis. Tai aš labiau imu prie to, kad teisingesnio naudojimo, ar ne, tai vien tik tai, čia kaip mes šeimos sindikatuose, ar ne, ten rūšiuojam kažkaip, perkam rūbus, daiktus, kurie ne tiek greitai susidėvė ir panašiai, bet daugiau šneka yra apie pačios gamtos tvarkymą, ar ne. Ir vienas dalykas, antras dalykas tai yra, taip pat mes galime nemažai ką padaryti kitom kartom, tai yra atstatinėti ją, siekti prie atstatymą. Tai viskas mūsų rankose, mes šitus dalykus galim daryti, tai galėtų būti kaip mūsų bendruomenės vienijančios sportinę veiklą, bėgimus, tam tikros aiškiau išbrėžtos vertybės vidinės, ar ne, ir mes tikrai galim kaip bendruomenė padaryti, kad visoje Lietuvoje būtų švaresnė ir būtų daugiau to treilo, daugiau medžiagų, galėtume po to bėgioti. Tai va, tai gal tiek tokios, dar apie pačią, ko dar nepapasakojau, iš ne tai, kad vertybių, iš pačių tų tokių kaip ir principų etiško galbūt tokio sporto. Tai dar keli elementai, tai yra su, nežinau, man kažkurio momentu, nežinau, tokia gal ir vėlgi čia vertybės kažkaip tų pačių žmonių ir panašiai, ir sakyčiau, visgi mes esam bendruomenė ir turėtumėm kažkaip tais nežinau, gal kažkaip nejuodinti, bet tam tikri žodžiai, ten vėlgi pasituosiu kažkoks ten bėgikas, nes necituosiu, kuris parašė, mes čia prabėgome taip ir taip, čia labai mes laimėjome, čia mes faini ir nuo 3 rato jau pradėjom žudyti savo ten konkurentus. Ir kai tu pagalvoji, fainai, bet iš kitos pusės, tai ypatingai šitokiame geopolitinėme kontekste, mes bendruomeniai biški, tokie nelabai, ne? Tai vėlgi kažkaip einu link to, kad tas toksai kartais tų žodžių pasirinkimas visai iš etikos, ar ne, paprasčiausiai būtų visai fainas, kad mes tų dalykus pasirinktumėm. Jeigu įmant jau labai taip techniškai, vėlgi apie tą tokį etiketą, etiką, paties bėgimo prasme galėčiau paliesti tokius elementus kaip stojimas starte į savo vietą, į savo gardą, savo kaip maratoną bėgiojama, ne kažkaip dėl nuotraukų stojimas į priekį, šitas dalykas po truputį mažėja, bet vis dar yra tokių, kur nežinau, aišku, yra sudėtinga ten gali atsistoti, bet jeigu mano pajėgumas šiuo metu yra priekį tokių tempų, tai aš ir neturėčiau brautis labai stipriai į priekį vien iš tos tokios etikos. Toliau kitas dalykas yra pagalba sporte, paprasčiausiai bėgant ar ne, tai jeigu aukšto lygio varžybose tai yra privalomai įrašyta ir kad tu turi padėti kitam sportininkui, treilas kaip sportas yra techniškas sportas, jisai daugiau didesnės tikimybės yra susitraumuoti, kaip patys žinot, ar ne, tai tas automatiškai stengiamasi užkirsti, kad patys dalyviai vienas kitiem padėtų. Tai reglamentas pasaulio čempionato ir panašiai draudžia padėti savo komandos nariam, nes visą komandą viską kvalifikuoja, kas irgi taip įdomi, ne, iš loginės pusės.
Bet kitam komandos nariui tu kaip gali padėti. Nu, vėlgi įsivaizduojant, kaip vyksta varžybos, tu ten, kažkokia ten valandą, ten bėgi, ten kovoji dėl to rezultato, čia dėl savo valstybės, eini čia, mušiesi savo širdį, kad čia davai kažkaip dar greičiau ir žiūri ten kažkoks ten italas, jau vartos, ten grįvy, žinai. Ir tada tau iš karto, žinai, pirmoji, privalau paklausti, bet ir būtų fainai, kad jisai atsakytų ir tu numarytum. Ir iš tikrųjų tada toksai labai ir savo tokios vertybės, nes visgi tu žiūrėk, tu darai, eini, tavo vertybinis, ar ne, tas pamatas, kad tu atstovautum savo valstybę ir pasiektum kiek įmanoma geresnį rezultatą. Ir tuo pačiu atsiranda tas žmogiškumo faktorius, kur, gal tam žmogui tikrai jisai kažką sakys, I'm fine, bet iš tikrųjų jisai toje kondicijoje, kur jam jau tikrai, bet ką jis pasakytų, I'm fine, žinai. Tai toks irgi čia toksai, kur ta riba yra, bet vienareikšmiškai žmogus žmogui turi būti žmogus, ar ne, ir turėtumėm realiai nusispjauti tos rezultatus, nesvarbu, kokie būtų lygio varžybos. Ir iš tikrųjų bus tų varžybų ir panašiai, tai jeigu matai, kad ten tikrai yra bloga kondicija ir to varžovo tikrai reikia pagalbos, tai būtų kas blogiausia, kad tu paimtum tiesiog good ir nuvarai realiai, kai jam iš tikrųjų reikėtų prie jo būti ir sulaukti pagalbos, greičiau ją pakviesti ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, tikrai labai svarbus elementas. Ir dar tokį vieną punktą, tai yra apie patį tokį kaip ir šiukšlinimo skaitosi, kur pavyzdžiui, vėlgi čia toksai, pamąstymai daugiau, ar ne, tai pas mus, sakyčiau, kiek aš matau, kiek dalyvauju Lietuvoje, tai tikrai labai viskas tvarkingai ir mes tą gamtą mylim ir tikrai nešiukšlinam, prabėgant ir panašiai. Tam tikrose varžybose matosi tokių elementų, kur tenai numeta ir paprastai, bet vėlgi, tam tikras momentas yra vėlgi tas žmogiškumas ir būna, kad tu ten tik krauniesi, pavyzdžiui, kokį nors giliuką ir tau tiesiog jisai iškrenta, bet šiukšlė, bet, pavyzdžiui, tu nepajauti, kad iškrenta ir tu, pavyzdžiui, bėga kažkas už tavęs ir pamato ir tada iš karto apie tave kažkaip blogą turi, nuomonę arba čia šiukšlinė ir panašiai, bet iš tikrųjų tai bet jis irgi nepaima. Ir vėlgi tas toks žmogiškumas, tai kas tada paims ir kažkuris žmogus, kuris bėga, jis vis tiek paima, nes vis dėl to supranta, kad tai greičiausiai šitą trasą, nebent markiruotojai numinės ir panašiai, bet iš esmės tai būtų teisinga, matai, gerai, paima, ką būna, panašiai. Tai tai tiek iš tokių vertybių. Manau, kad šitą temą reikėtų labiau vystyti ir vėlgi, kaip minėjau, pats sportas, jisai vėlgi nesueina vien tik tai kilometrai, ne veltui stato bėgimas nėra vien tik tai kilometrai, yra daug kitokių elementų, kurie yra apjungia ir daro tą mūsų sportą fainą, smagų ir vertybiškai teisingą. Gerai, kas liečia patį pasiruošimą kalnų bėgimams. Tai kaip ir minėjau, iš esmės kalnų bėgimams pasiruošti, rimtų kalnų bėgimams pasiruošti Lietuvoje iš esmės yra neįmanoma ir mes galime daryti arba priešingai nedarydami tam tikrų klaidų, galime padėti savo truputį pasiekti geresnius rezultatus arba saugiau jaustis bėgant kalnuose. Kaip bebūtų, vis tiek pirmoje vietoje mes turėtumėm susižiūrėti ir sužinoti, kokiuose mes kalnuose bėgame ir kokie tai būtų elementai. Tai būtų, koks būtų gruntas, koks būtų aukštis, kokios būtų sąlygos gamtos ar ne ir panašiai. Tai be tam tikrų namų darbų mes Lietuvoje tuo pačiu negalime ruoštis. Aplamai treniruotės, tokios kaip treniruotės džoginimai, aš tiesiog išbėgau, prasibėgau, jos yra geriau negu nieko, bet iš esmės, jeigu siekiant rezultatyvumo, jos yra netinkamos.
Dabar, kodėl atsiranda tas rezultatyvumas? Nemanau, kad mums labai stipriai svarbios tos sekundės ar vietos, kaip iš esmės mes visi norime dalyvavimo varžybose, norime varžytis, varžome tikėtina daugiausiai su savimi, norim galbūt pasiekti geresnį kažkokią tais laiko, bet labai ten stipriai tos sekundės, minutės mums negroja. Ne? Mes norime kažkaip taip labiau, iš esmės, jaustis komfortabiliau diskomforte, nu, taip pasakius, ne, kalnai, diskomfortas kažkoks yra, norime jaustis komfortabiliau. Tai ir plus turime ribotą laiką. Mes namuose turime daug kitų įsipareigojimų, darbai, vaikai, reikalai ar ne, tai tuo pačiu mes turime ribotą laiką ir iš esmės mes tada turime ten 1,5 valandos laiko, 2 valandas ir jas galime išnaudoti, jeigu jau paskyrėme transportį, mes jas galime išnaudoti įvairiai. Mes galime jas išnaudoti tiesiog prasidžiogimui, prasidėgiojimui, prasikvėpavimui, prasimeditavimui, pašlepsėjimui, nežinau kaip čia dar jau vadinti viskam, bet galime padaryti tas treniruotės truputį techniškesnės. Ar yra labai blogai pašlepsėti, pamedituoti? Nėra blogai ir manau, tam tikrais atvejais yra ženkliai geriau negu daryti kokios aukšto intensyvumo treniruotę. Ne? Tai vėlgi pradedu šnekėti, ar ne tam tikri dalykai, tam tikros treniruotės, tai yra segmentavimas tų pačių treniruočių, tai yra tam tikros treniruotės yra žemo intensyvumo, tam tikros treniruotės yra aukšto intensyvumo, techninės treniruotės, ištvermės lavinimo treniruotės, greičio ištvermės lavinimo treniruotės ir panašiai. Tai va, tai šitie dalykai išbėgant į treniruotę labai rekomenduoju savo atsakyti, jeigu neturit programos sudėliotos ar tiesiog patys savarankiškai treniruojatės, labai rekomenduoju karts nuo karto, nebūtina, kad jau ten, jau visiškai kiekvieną treniruotę aš dabar jau ką čia darau, bet iš tikrųjų paklausyti, o ką aš čia darau, aš turiu dabar 2 valandas ir kaip manęs kaip įmanoma optimizuoti, ne? Mes turim 4 valandas porą, kiek turim viskas, tiek ir turim. Tai va, dabar klaidos, kokias dažniausiai daro bėgikai, tai iš tikrųjų daro arba pernelyg aukšto intensyvumo, per daug treniruočių. Atrodo, kad blemba išbėgau, tai turiu jau rauti. Dažna klaida ir iš tikrųjų tai niekur veda iš tikrųjų dažniausiai traumas, persitreniravimą. Ir tai dažniausiai būna ganėtinai greitas rezultatų pagerėjimas ir tada būna labai greita ir gili duobė. Duobė, jeigu taip šnekant šono truputį vainant, tai dažniausiai pasidaro su, vėlgi dėl skirtingų dalykų, dažniausiai su persitreniruojimu ir tai galėtume pavadinti ilgalaikiu stresu patiriamu ir atsiranda taip, kad tam, kad tu pasiektum tam tikrą rezultatą, tarkim, tu kažkurio momentu įsifiksavai, kad prabėgi 10 km, tam tikrą pastangą prabėgi ten tokį peisų, kaip pavyzdys ar ne, ir tu ten darai tas treniruotės ir dabar, tarkim, darai kažkokias kontrolinės vėl prasidėgimą ir žiūri, kad prabėgi, o tiek ten dirbai, kėlėsi savo tą visą greitį ir panašiai, aukšto intensyvumų darai treniruotės kas 2 dieną. Ir tam tikrų momentų pasidarai testinį bėgimą ir žiūri, kad tavo rezultatai netgi galbūt prastesni yra, arba panašus arba prastesni. Aha, galvoju, velnias, čia blogai treniravausi, dar padidinu, dar tokį intensyvėju, darau nebe kas 2 dieną, bet kiekvieną dieną čia bėgioju tos tempo bėgimus, ar ne. Ir tu didinant valandų kiekį, didinant aukšto intensyvumo treniruočių kiekį, rezultatai tik tada pradeda prastėti. Fenomenas, ne, iš tikrųjų. Ir vadinasi, tai yra neteisingai sudėliota programa, neteisingai pasirinktos treniruotės ir tai veda prie ilgalaikio siekimo ir tam tikrų atveju verta visai tiesiog pasirinkti kitą sportą, skirti organizmui atsigauti ir vėl pradėti nuo pačios bazės rinkimo. Tai čia toksai, atsakau, nuklydimas, kad vis dėlto yra svarbu tas visas paketas. Aplamai trailas, kaip ir sakiau, yra variety the key, ne? Kuo daugiau įvairovės, tuo mes komfortabiliau jausimės bėgdami trailą. Ir tai yra iš tikrųjų milžiniškas skirtumas tiek planuojant, dėliojant treniruotės plento bėgimam, tiek trailo bėgikams, tiek renkantis ir sportuojant.
Tai yra milžiniškas skirtumas, nes atrodo iš vienos pusės nusistačius tam tikras savo bėgimo zonas, greičius, kur galima tada varijuoti, tai čia kurioje toje zonoje dabar labiausiai dirbti ir kuri čia man yra pati darbingiausia. Treilė, visi šitie dalykai, gerai, maždaug tos zonas viskas tvarkoja, bet tau yra begalė pilna kitų elementų, kur tos zonos galbūt pasiteisintų tau bėgant fletų, bet jeigu tu ten kalnais, kalnas, fletas, kalnas, nuokalnė, techniškai ten kažkokia, vaga ir panašiai, tai kažkokie procentų tau yra gerai, bet tau reikia viso paketo. Ir su tuo atsiranda treniruočių visų įvairovė. Dabar vėlgi metodiškai, kaip apjungti tas treniruotės, tai tą dėlioja treneris ir plus atsižvelgia į sportininko adaptaciją ir to krūvio pakelimą. Kažkas geriau bėga kalną, kažkas geriau fletus, greičiau atsigauna po ilgabėgį ir panašiai. Bet yra visiškai normalu daryti trumpas atkarpas ir, nežinau, tą pačią savaitę daryti agresyvius vertikalių rinkimą vertikalų. Tai yra visiškai norma, nes jeigu mes bandytumėm dėliotis ir žiūrėti, kaip vyksta mūsų varžybos, tai vėlgi, kaip ir sakau, nuo tam tikrais segmentais mes perėmėm tam tikras fazes, tam tikros segmentai mums reikia, iš to tam tikros segmentų mums reikia mokėti, ir įveikinėti kliūtis, ar ne, ir lėtai ekonomiškai subėgti į kalną ir ten, nežinau, sugebėti spustelti ir aplenkti varžovą bėgant nuokalnę, mokėti single trackę, aplenkti su lasdom dar bėgant varžovus, kur yra tikrai techniška ir panašiai. Ne? Tai, kaip ir sakau, esmė yra trailo ruošimusi, ką mes galime padaryti Lietuvoje, tai yra variacijos ir įvairovės. Išeinat į treniruotę, jeigu išeinat ir nuolat renkat 3 kryžių kalno laiptelius ir galvojat, kad jums kalnuose bus fainai, tai nebus fainai, nes nepaisant to, kad kalnuose kokia tikimybė, kad ten bus laipteliai. Madeirai, Madeirai. Bet iš esmės, ir tada vėlgi, tai ką tada jūs treniruojat, rinkdami laiptelės. Tai tam tikrą segmentą, kad jūs galbūt, gerai, aš sakyčiau, šio laiptelio treniruotė yra alternatyva to agresyvaus rinkimo vertikalių, kur tu išvarai, turi 1,5 valandos, dabar per 1,5 valandos susirinksiu vieną vertikalų, tai yra labiau alternatyva salės treniruotė kojų darbui. Tai yra net netreniruotė bėgimo, tai yra tu žemų intensyvumų, tas pats, kad salėje ten kačiotum kažkokią darytum pratimą, tai čia tu lengva, gamtoje viskas faina, tu lengva intensyvumu lipi ir treniruoji patį raumenį. Trailo bėgime, raumo reikalingas, ar ne, ir vėlgi, kaip galime padėti savo iš tikrųjų lengviau įveikinėti tam tikrus segmentus iš tų varžybų, tai be abejo dar karts nuo karto nueinant į salę ir atliekant tam tikrus pratimus su papildomais svoriais. Tai nepaisant to, kad pastiprinsim ir savo šitos sausgyslės ir panašiai, nes bėgant žemyn, mūsų apkrovos yra ženkliai didesnis negu bėgant plentu, tenkančios mūsų sausgyslėmis sąnariams. Dabar, tai vėlgi, klaidos. Klaidos yra tas toksai pukas vertikalių rinkimas arba, nežinau, pernelyg didelis rinkimas vertikalių, atsižvelgiant, kad, tarkim, bėgimo varžybos bus kokie, nežinau, 1 vertikalus kilometras, tu per savaitę reikėsi, aš nežinau, po 5, po 3, nežinau, kiek čia reikėsi. Ir vėlgi priešingai, tai jeigu tavo yra varžybos, tarkim, 3 km, tu per savaitę susirinki 500 metrų, tai vėlgi yra per mažas intensyvumas rinkimo. Klaida yra ta, kad sportininkai atlikę tam tikrą agresyvų pratimą, tarkim, mes dabar susirinkome visą valandą, dirbome kaip pavyzdys ant laiptelį, čia dažniausiai mes kažkaip galvojam, kad ruošiamės kalnam, tai dažniausiai pradedam galvoti, tai kaip čia Lietuvoje ruošiasi, tai pradedi galvoti, kad tai pasirinksiu dabar aukščiausią vietą, kur galima rinkti tos vertikalius ar ne, tai pasiėmė, kur čia aukščiausias kalnas, greičiausiai bus kokia žaugos aikštelė, ten tada
drilinį, ne, vadinamas drilinimas, drilinį aukštyn žemyn. Ir tu padrilinai, sėdi į mašiną ir varai namo gerti ten alaus, ar ten vyno, apsidovanot save. Tai vadinasi, dalykas yra tas, kad jau mes šito vietoje turime ne iki galo galbūt atidirbtą patį pratimą ir galėtumėm ženkliai savo palengvinti, jeigu į šitą savo drilinimą įsitrauktumėm dar tam tikras tempo prasibėgimo atkarpas. Arba vidury, arba, tarkim, po drilinimo dar pasimtumėm, nesėstumėm iš karto į mašiną, bet dar truputį įsitrauktumėm tam tikro prasibėgimo. Gali būti ir tempo, gali būti tiesiog recovery, bet toks ilgesnis ir panašiai. Kodėl visą tai yra svarbu, jeigu mes vėlgi galvotumėm iš techninės pusės, ruošiantis kalnams, kaip ir sakiau, jungia daug tam tikrų elementų, vadinasi, tavo tikslas nėra užbėgti kalną kuo greičiau. Tavo yra tikslas išgyventi visą atkarpą. Tai vadinasi, tam tikrų atveju tu užbėgęs į kalną, dar turėsi padirbėti, nes ten bus lygioji vieta ir toje vietoje tu į kalną ten taupysiesi, ne? Tai kalną mes bėgame, kaip mes į kalną ilsimės. Nes jeigu mes agresyviai užbėgsim į kalną, mes toliau nieko nebenuveiksim, viskas. Nebent tai būtų vertical race, tu subėgi agresyviai į kalną, viršuje stovi arka, viskas tu finišuoji. Bet čia yra tam tikras tik tai elementas, kur tu iš esmės turi galvoti visiškai priešingai, tu turi toje vietoje atsipalaiduoti, kiek įmanoma ekonomiškiau atidirbti, sulipi, viskas viršuje, tai dabar jau rausi. Nes viskas, ne, čia mes mūsų lygumų žmonėms vienintelė vieta, kur galim dar kažką pasiekti. Nei kalną gerai neužvarysit, iš tikrųjų, nei nuo kalną gerai nenusileisti. Viskas. Tai vadinasi, dabar mums pirmoje vietoje rauti ir arba nuosekliai per treniruotės fokusuotis vien tik tai tą drilinimą, tai nėra teisingas variantas. Tai va, tai gerai, tai vėlgi į kalną ilsimės, tiesiog dirbam, iš esmės nuo kalno reikėtų dirbti ir dar dadėti. Taip techniškai reikėtų įveikinėti visą distanciją. Gerai, tai dabar to neverta daryti. Neverta, prabėgo kažkokį tai dilinimą ir toliau klaidos yra per ilgos treniruotės ir organizmas nespėja atsigauti. Iš esmės vėlgi yra skirtingos literatūros, skirtingos rekomendacijos ir atrodytų, kad jeigu mes bėgame kalnais, nesvarbu, maratoną, tarkim, kalnų maratonas, tai kalnų maratonas priklausomai nuo vertikalių ir techniškumo, ar ne, jo įveikimo laikas, tai kitaip vadinant jūsų atstovėjimo laikas ant kojų, atstovėjimo ant kojų laikas, nes jums reikės tiek laiko stovėti ant kojų, bus ženkliai ilgesnis negu šiaip bėgant plentu, jeigu plentu bėga 3 valandas, ten nuo techniškumo, nuo to vertikalių, vėlgi yra skaičiavimai, priklausomi kokia yra sukilimo, nežinau, tarkime, ten 1,5 sukilimo, statistiškai vidurkis būtų per 42 kalnų maratoną, alternatyva ir pojūtis jūsų bus panašus, kaip jūs įveiktumėt 50 plus kilometrų, kai bėgtumėt 50 plus plentu, alternatyva 2 kilometrai kalnuose su 1,5 vertikalių. Reikia tą suprasti, kad galima įsiversti pagal tą formulę. Vadinasi, tai jums nereikia per treniruotės ir nubėginėti tų pačių 50 kilometrų. Ir tai yra klaida, nes kiti kažkaip pradeda fokusuotis labai stipriai į ilgą stovėjimą kas kartą ant kojų ir su tuo pasidarom daugiau žalos negu naudos. Ir sakyčiau, yra 3 valandų bėgimas visiškai optimalu, nesvarbu kokią ilgumo distanciją ruošitės. Jūsų nauda darant treniruotės ar tos stovėsių, gali būti, vėlgi čia, gali būti testinės varžybos. Tai testinės varžybos, ar net tu važiuoji kažkokias trumpesnio lygio varžybos, gali būti, tarkim, 4 valandas, bet tu jau esi testuojas irgi mokiniesi, bet taip bukai per treniruotės rinkti ilgabėgius ir savaitgalius, ir dabar varysit 5 valandas, tai nebūtų teisinga, nes jūs tiesiog nebespėsit atsigauti, nebespėsit padaryti kitų alternatyvių pratimų, galbūt ten daugiau pasimokinti, vikrumo pasimokinti ir panašiai, jūs nespėsit atsigauti ir vienareiškiškai pradėti traumos. Tai va, tai iš karto klausimas, tai kaip galima kaip pasikeisti galima, kaip galima kompensuoti to, nesurenkant
tų 5 valandų, bet surinkant tą savaitinę tą bazę, visgi yra paskaičiavimai, formulės, kokią jūs stresą per savaitę iš skirtingų treniruočių turėtume susirinkti, treniruojantis tam tikrom distancijom. Tai dalykas yra tas, kad galite daryti per dieną 2 treniruotės, pavyzdžiui, tai vadinasi, jau tam tikrų momentų jūs pabaigėte treniruotę ir jau nuo to momento prasideda jums recovery laikas. Nes jeigu jūs pasidarėte ryte treniruotę arba vakare treniruotę, 2 valandas, tarkim, ten, nežinau, vakare 2 valandas kažkas, tai bendras atstovėjimas ir bendras jausmas pačiam organizmui bus labai panašus, kaip ką jūs dabar, ką jausite per varžybų metu, tam tikroje fazėje varžybų. Tai ryte bėgdami tą ilgabėgį jūs, kaip sakant, sudeginsit cukrų ir jau duosit, kaip sakant, impulsą tam visoj kūnui, o vakare jau būsit įsivaizdavimui varžybų didžiuliame nuovargį, jausite labai panašų. Ir va čia yra jau torto ta šunėlė, ta pati treniruotė, nes yra sunku nueiti iki tos esminės fazės, kurią reikia treniruoti. Ypatingai, jeigu mes renkam retus kilometrus, o kalnuose, kalnų bėgimuose mes didelį tikimybę, kad mes ir tokia ganėtinai patogių tempų mes ir judėsime. Bet tam tikra fazė, tarkim, ten, nežinau, 2 valanda, ją treniruočių metu pasiekti yra ganėtinai sudėtinga. Nepaisant to, kad atsiranda dar psichologiniai dalykai ir kaip aš manau, kad visgi psichologinius dalykus treniruoti, gebėjimą susigyventi su ilgu bėgimu, sudėtingu, besikeičiančia aplinka ir panašiai yra ženkliai sudėtingiau negu treniruoti raumenį. Tai va, gerai. Tai girdėję esate tas back-to-back, arba rytinę treniruotę vakarinę, arba ten šeštadienį prasidėgų ir sekmadienį prasidėgų ilgabėgius. Tai sakyčiau, ruošiantis kalnų maratonam ilgesniems yra visiškai nuostabus variantas, kur jūs antrą treniruotę darydami artimų labai laiku turite labai panašios, kaip čia, padarę tas organizmas tiksliau būna jau strese ir galima pakankamai neblogai šitą būsimą dar patreniruoti. Toliau kitas dalykas yra vadinamas everestingas, teko dabar matyti jau vieni kiti pas mus pradėjo rinkalioti, tai yra labai ilgas kiekis trilinimo aukštyn žemyn, renkant vertikalius kilometrus, 3, 4, 5 įvairiai ten renka, tai vėlgi nesiruošiant ir neartėjant kokiam nors varžybom, tai manau, kad galima daryti, bet techniškai, manau, naudos didelės ruošiantis kažkokiam tais varžybom kalnų neduos. Vienareikšmiškai yra ženkliai geriau yra subėgti kažkokia tais iš viso. Nepamirškime, kad ruošiantis varžybose, kalnų varžybose, kur jūs bėgsit, bus tam tikra fazė, kurioje jūs užkirsit ir pabėgsit, nusileisit. Nebus jums visos varžybos aukštyn-žemyn. Nebus taip. Tai mes vadinasi treniruojamės vėlgi, kaip ir sakau, tik tai tam tikrą dalį. Ir apjungti viską iš tikrųjų dažniausiai mes ir pamirštam. Mes klube darom tokias treniruotės, pavyzdžiui, atbėgimas iki kalno ir truputį prabėgimas kalno. Nereikia daug. Mes paimam tik tam tikrą mažą segmentą ir mokinamės to techniškumo. Atbėgimas iki kalno tai yra tiesioji, kur tu dar pakankamai gerai jautiesi, dar ten gali forsuoti, tempo palaikyti ir panašiai. Ir nežinau, kokia 2 minutės išbėgimo į kalną. Kas po 2 minučių bus toliau lipati į kalną, niekas per daug pas jūs nebepasikeis. Bet va tos 2 minutės pereinant nuo vienų raumenų, įdarbinant į kitus ir pajuntant, turbūt visi esat buvę tą elementą, kur bėgi fletot kalniukas ir taip sunku dabar pliamba ir vėl nepasiruošęs esu, medinės kojas, ar ne, bet jūs pradėjot dirbti ant visai kitų raumenų ir jūsų tempas sumažėjo, jūs nebegalite palaikyti to paties tempo, o galvoje yra mintis tokia, kad ką tik bėgau ten po 4 ir dabar noriu irgi po 4 bėgti, nes kitaip nespėjai persijungti. Ir aš dažniausiai rekomenduoju iš tikrųjų tik pradėti kalną bėgti, iš karto turėtume traukti rankinį, iš karto stipriai lėtinti.
nesistengti, o mes taip visi darom, mes pradėjome, norim ir toliau tęsti ir atrodo, greičiau užbėgsiu tą kalną, greičiau čia viskas pasibaigs šitą katorgą, žinai, kopoti tą kalną. Bet turėtume daryti priešingai, iš tikrųjų, traukti rankinį ir vėlgi sakau, kaip galima ruoštis, tai yra pasiimti tam tikrą segmentą ir būtent tą segmentą drilinti. Ne aukštyn žemyn, jisai neduos tiek daug naudos, bet pasiimti atbėgimą, ir lėtai įsibėgimą ir tada įsivertinimą, kokia čia pastanga, ar aš atsikvėpavau, ar aš jau mano kaip kojas atrodo, ir ar aš iš viso galėsiu sudėti tą kalną. Ir jūs po tų 2 minučių, nesvarbu, koksai kalnas, jūs jau po 2 minučių turėsite sprendimą, ar jūs tą kalną techniškai galėtumėte subėgti, o galbūt po tų 2 minučių turėsite tiesiog intensyviai power hiking. Ne? Kitu atveju, jeigu apjungia tik tai tą drilinimą aukštyn žemyn ir stengiatės kiek įmanoma, nežinau, greičiau subėgioti, tai varžybų metu jums nepavyks. Jūs pirmoje vietoje būsite išlavinę raumenį, kad yra kalnas ir man reikia kiek įmanoma jį subėgti, o dabar tu visai ant kitų raumenų ir nepavyks. Kitas dalykas yra analogiškas, yra treniravimasis viršuje. Mes vėlgi matom, gerai, 2 minučių kalnas, čia, sakyčiau, jau yra neblogai, kažkai geras variantas, jums gal net užtektų ir minutės kalno subėgimo, Lietuvoje minutės kalno bėgimo. Tokių kalnų tikrai yra, Vilniuje tikrai turime tokių variacijų. Tai nėra sudėtinga ir mes galim savo padėti būtent su tokiais elementais ruoštis kalnų bėgimui. Tai yra vėlgi minutę, 2 minutės bėgam į kalną ir viršuje dar pagreitėja. Irgi visiškai klasikinė treniruotė. Yra nuo vienų raumenų mes įdarbinam kitus raumenis ir vėlgi stebim, tai kokiu to intensyvumu reikėjo lipti viršų ir ar turime pajėgumą ir kiek mums trunka laiko. Ar būna kojos ten sunkios, ar būna užkštėjusios kojos, ar ne, ir kiek mums trunka laiko toliau važiuoti. Jeigu mes vėlgi neapjungiam šitų elementų, dažnu atveju mes užbėgę, užlipę į viršų, dažniausiai mes viršuje būsim užtraukę rankinį ir stengsimės atsikvėpuoti, mums trūks oro. Tai pirmoje vietoje greičiausiai trūks mums oro, antroje vietoje bus užkštėjusios kojos. Ne, visi tą pajuntat, ne. Ir tu net nebegali dėti tų, žinai, agresyvėti ir panašiai, o iš kitos pusės to net nereikia agresyvėti, o reikia tiesiog ant tos tiesiosios toliau bėgti, o tu neturi kaip jau bėgti. Tai toje vietoje, kas sumanėjai ir į kalną ne savo pajėgumu už power hiking užlipo, viršuje jau truktels. Ir laiko perspektyvoje tu gali ženkliai greičiau įveikti visą trasą, jeigu tu ten, kur galima bėgti, bėgsi. Ten, kur galima bėgti, ten tu bėgsi. Ten, kur power hiking, arba tu lipi lengvai į kalną, tai didelio skirtumo, ar tu agresyviau lipsi, ar greičiau bėgsi, ar ten tiesiog power hiking, didelio skirtumo nėra. Bet jeigu ten, kur galima bėgti, tenai tiesiog nebeturėsi iš ko bėgti, tada iškart per kiekvieną metrą vis laimėjimas didesnis gaunasi. Good. Toliau, ką dar galim savo padėti treniruočių aspektų, tai treniruotės yra su lazdom ir power hiking. Power hikinimą tokį kaip pačios treniruotės principą pradėjau pats taikyti iš tikrųjų ne per seniausiai, gal metų 2, supratęs iš esmės, kad yra toks dalykas, kad mes power hiking dažniausiai pradedam tada, kad mes nebeturim iš ko bėgti. Tarme yra didelis nuovargis, išvažiavę kalnų varžybas, kalnuose mes tam pradžioj dar pirmi kalniukai lapa, o po to kažkaip žiūrisi, kad nebėra iš ko čia jau bėgti ir tada pradedi lipti. Ir tada supranti, kad pradedi lipti, nes tau yra taip atrodo lengviau, kažkaip panašiai, bet tu niekada nesitreniravai. Ir tu iš esmės lipi taip, kaip tiesiog, tu liptum, bet ir panašiai. Ir šitoje vietoje tu gali savo pagerinti ir užtenka iš tikrųjų ateiti į pačias treniruotės ir tiesiog intensyviai lipti. Ir viskas. Tai pati treniruotė gali savo padėti tokiu būdu, važiuojant į varžybas, tiesiog treniruojant power hikingimą, kaip treniruotę. Kiek iš jūsų treniruojasi tiesiog lipti kalniuką? Atrodo kaip kvaila, ne? Tarkime, tu išbėgi, skiri 2 valandas ir tu tiesiog lipi savo kažkom. Intensyviai lipi, bet lipi. Atrodo, čia tik kilometrai stravoje, čia 5 km per 2 valandas. Bet taip yra, taip reikia treniruotis. Pulsas yra aukštas. Nebūtinai iš tikrųjų. Tai jeigu labai intensyviai lipsi, tai tikėtina, kad pulsas bus aukštas, bet čia vėlgi nemanau, kad yra geras elementas aplamai čia vėl stebėti patį pulsą trailo varžybų metu,
ypatingai, kai yra techniniai nusileidimai ir jūsų pulsas, net nebejoju, bėgant žemyn techninį paviršių bus ženkliai didesnis negu lipant į kalną. Kodėl? Nes mes sustabdom kvėpavimą bėgant žemyn, jeigu techninis paviršius patys, žinot, visas koras sustoja, ne? Mes esame įsitempę, labai sudėtingu, ypatingai mes lietuviai neturim visai patirties, techninį neturim, kaip žinai, tai tas toks pulso stebėjimas nėra labai irgi teisingas elementas, tai šiaip gera irgi tema yra. Bet prisižiūrėti, nes vis tiek rodiklis jisai rodo galbūt labiau daugiau negu tu pats jauti, bet savo organizmo pajutimą treilo bėgikas, sakyčiau, kad junta labiau geriau negu plento bėgikas dėl tų skirtingų visokių variacijų treniruočių. Plus dar vėlgi iš to pačių treniruočių, ką galim pasidaryti, tai yra treniravimasis kliūčių įveikimo. Vėlgi, kalnai kalnams nelygų, būna visokie ten šakinėjimai, sužemėjimai, ten peršokimai ir panašiai. Ir šitoje vietoje vėlgi labai stipriai šakinėja pats pulsas, ar ne, nes mes sustojam, peršokom ir panašiai, bet tos praktikos, ką mes galime nuveikti per tas 2 valandas, kuris mes turim skiriam treniruotei, ateiti, susirasti kažkokias tais kliūtis, kažkokias tais ruožus techniškesnius ir tiesiog ant jų drilinti. Tai vėlgi mes nepristuksim ten daug labai kilometrų vertikalių, bet tu įveiki vienaip, grįžti atgal. Gal vis dėlto kitaip galėčiau įveikinėti. Galbūt, pavyzdžiui, jeigu čia yra tas techninis takas, bet man geriau galbūt per vieną pusę kažkaip labiau ten, kur, tarkim, nežinau, kažkaip ne akmenys, o kitaip. Tai tokie dalykai labai yra geri, pavyzdžiui, taip pačioj X-trasui bėgant. Tai yra įvyko varžybos, prasidėgau, pavyzdžiui, ar ne, ir po kelių dienų arba po savaitės grįžkite į tą pačią X-trasą. Iš prisiminimo, kad toje vietoje kažkaip buvo techniškiau, įdomiau, kažkas panašaus, grįžkite ir tiesiog pasimilizuokit, kelis kartus prasibėkit. Jūs pastebėsit vieną dalyką, kad pagerės jūsų pačių pastabumas ir greitesnė reakcija, greitesnis pasirinkimas, kaip įveikinėti kliūtis. Vėlgi, per didelis fokusavimasis į greitį, kaip čia užbėgsiu ir panašiai, jūs praleidžiate tam tikrus elementus, kurie jums gali sutaupyti labai daug laiko iš tikrųjų. Arba nebesukels tokio didelio šoko, pamačiau kažkokį tais kliūtį, ar ne, va tu esi jau vieną kartą, kitą kartą įbėgęs, žinai, ten, pavyzdžiui, yra, tarkim, kelias, kuris yra geras žmogaus sudėliotas, treilinis kelias, bet jis yra žmogaus sudėliotas, akmenys stabilus. Ir vis kažkoks didelis ruožas, kuris yra biris kalda, pavyzdžiui, ir jeigu tu nesi kažkaip pritreniravęs, tam tavo pirmoje vietoje bus išgąstis. Tu nestabilus paviršius iš karto, ar ne? Bet jeigu tu tokia turi ten tą patirtį, ne, kad, birus paviršius, vadinasi, ką man reikia daryti, trumpinti žingsnį iš karto, ar ne? Neaišku, kas pas mane ten po kojomis ar pačiūrimis, aš trumpinu žingsnį, truputį susigyvenu, kaip aš čia jaučiuosi, sakė, aš neblogai, gerai, gal tada vėl galiu po truputį ilginti žingsnį. Tai tas kliūčių įveikimas, mokinimasis jis yra irgi svarbus. Bėgimas su lazdomis. Kiek iš jūsų tenka bėgioti su lazdom? Pabandyti bėgioti. Gerai, tai žiūrėkit, dabar šitas dalykas bėgimas su lazdomis yra naujos tendencijos ir vėlgi iš praktikos tai yra ten lygiai net ir bandyta kažkaip paskaičiuoti, gal net apie 30% krūvio nusiema ir per ilgas distancijas, tai visai yra dideli skaičiai. Bet dalykas yra tas, kad vėlgi reikia mokintis bėgti. Istorija rodo, kad dažniausiai nusiperkam lazdas, kai artėja savaitė iki varžybų, nes kažkaip sakė, visai lengviau bėgti su jom. Kad įgūdį įprotį įsilavinti trunka tikrai labai labai daug laiko. Tai nėra, kad prasibėgiau savaitę ir panašiai. Aplamai irgi galbūt gera žinoti, jeigu yra naktinis bėgimas arba tu vasarą dabar ruošiesi kažkiam tais kalnų maratonui ir kalnų maratonas bus startas naktį. Niekas nepagalvoja, kad dar kas 3 valandas bėgsi nakties metu, ar ne? Ir tu išvažiuoji, išbėgi ir tu turi pilną streso, nes tu vasaros metu jau nebesitreniruoja prie mūsų lempą dirbti. Ir iš to ateina, kad tai pergalvojus, praeitų paskaitų visas temas, pergalvojus, pasimalizavus tokia trasa, kada čia šimtai ir panašiai, tu turėtum realiai galbūt netgi panašiomis sąlygomis
porą ten savaičių prieš pabandyti atsikelti tokiu pačiu laiku ir pasidaryti treniruotę. Ir pažiūrėti, kaip tavo organizmas tokiu metu, kada vyks varžybos, kaip jisai veikia, praeit galbūt visą šitą eiliškumą, ką tu darysi, tuo pačiu metu stengiasi atsikelti, tą patį pavalgyti, tokiu pačiu metu išbėgti, žiūrėti, kaip ten virškinasi, kaip susivirškinė ir daryti dar tam tikrus įgūdžių lavinimus, bėgimus su lempa. Tada to vieno karto neužtenka, realiai prasibėgimo su lempa reikėtų jums kokių iki 6, sakyčiau, kartų ir jau kokią nors 7 kartą būtų varžybos, tada jaustumėte visai komfortabiliai. Ir mes šnekam, kad bėgimo su lempa jisai nieko neturi su raumens lavinimu. Įsivaizduoju, mes šnekam apie pasiruošimą kalnų maratonui, bet mes nešnekam apie tokią buką kačiojimą kilometrų rinkimą. Tai va, dabar bėgimas su lazdom. Dalykas yra tas, kad vėlgi reikia tą įrangą, kurią jūs naudosit, reikia su ją dirbti ir ją treniruotis. Ir iš mano paties praktikos irgi taip pat yra, aš Zugfiče bėgu, prie Zugfiče buvo Expo, nusipirkau lazdas. Ir gal pasakos, kada nusipirkau lazdas ir išbėgau varžybas ir visos mano ten, mačiau, kad kiti ten fotkino, tai fotografai nuotrauką turiu, Vaidas lazdas kaip priekį laiko, nes nežino, kurias smeigti. Tai nėra geras dalykas, nepaisant to, kad bėgimas su lazdomis yra kitoks darbas viršutinėje kūno dalyje ir panašiai. Tai nesiplėsiu apie pačias treniruotės. Su lazdom vėlgi yra tam tikros variacijos, kaip įveikinėti kalnus skirtingi metodai, tačiau visgi naujausios technikos tendencijos rodo ir ką pradėjau pats treniruotis ir matau, kad veikia ir pradėjau dabar klubiečius treniruoti, tai per didelis, toks turiu lazdas, dabar įrankį, tai šiaip, ką aš dabar jas nešiuosi, tai aš turiu nuolat ir naudoti. Tai yra visgi nėra pats geriausias, produktyviausias būdas ir vertėtų tam tikrus kalnus bėgti, lipti, powerhikinti be lazdų. Nors ir turiu lazdą, bet stengtis tiesiog tam tikrus kalnus ir panašiai. Dabar dalykas yra toksai, kad tokiu būdu jūs nuima tam tikrą krūvį nuo viršutinės dalies, nes jūs laiką kačiojate kalną su lazdom, o mes vis dėlto nesame pratę tiek daug baisiai dirbti su tą viršutinę dalim bėgimo metu, ar ne, ir vėlgi mums reikėtų įdarbinti tam tikrus ir kitus raumenis. Ir kai mes lipame be lazdų, tam tikrais atvejais tikrai powerhikinti yra ženkliai geriau ir ekonomiškiau. Tai, kad tą dalyką pajausti, visiems irgi rekomenduoju įsitraukti į savo treniruočių tvarkaraščius, būtent treniruoti su lazdomis ir tam tikrus elementus, lipimus į kalnus ir panašiai, stengtis įveikinėti su lazdomis arba nesantis vieno rato kaip pavyzdys, arba iš viso ten ant diržo pasikabinus, arba į krepšelį susidėjus. Tai va, tai varijuokite ir ieškokite šitų dalykų. Lyderiai taip ir daro iš esmės ir ne veltui daro, jau pasiskaičiavę ir daug praktikos turi, kad tokius kalnus, kurie yra iki tam tikros pastangos įveikimo, nes vėlgi, po to pašnekėsiu apie pastangą, tai kur jau būtų nebe optimalu bėgti, jie tiesiog traukia lazdas ir lipa, bet šiaip jeigu dar gali ten subėgti arba intensyviai su powerhikinti, tai netraukia lazdų, nes gaunasi vis tiek miškiau ir geriau sulipti subėgti. Toliau treniruotę dar galima daryti ir ant bėgimo takelio, ar ne, yra išvestinės formulės, kaip galima pasiskaičiuoti pagal sukilimo kampą ir tavo greitį, kiek tu surinki vertikalių kilometrų. Jeigu aš neklystu, tai man taip atrodo, kad pasidarius kleinant 10 ir bėgant ant 10 per valandą gali surinkti vertikalų kilometrų, kas yra šiaip visai neblogas variantas, todėl, kad žiūrint iš tų kalnų maratono, kuriam jūs ruošitės, kaip pavyzdys, ar ne, kokio ilgumo būtų jūsų įkalnis, ar ne, jeigu ten įkalnis yra kilometro, pavyzdžiui, ilgumo, ar ne, o jūs nuolat trilinat ir ten renkat vertikalius, nes kur mes pas mus Lietuvoje galime, 50-6 metrai, ne,
Ir kas yra blogai, iš tikrųjų, ką mes pamirštame, kad mes neturime nuoseklumo bėgant į kalną, pas mus ciklo pabaiga, mes gerai surenkam tą valandą vertikalų, gerai viskas tvarkoja, aukštyn žemyn drilindami, bet mūsų kiekvieno ciklo pabaigoje yra darbas ant kitų raumenų nusileidimas, kas nebegroja bėgant vieną vertikalų į kalną, kur vyks varžybose. Ir realiai jums visas šitas pojūtis pasijaus po 300-400 metrų, tikrai pas kiekvieną pasijaus šito dalyko, ko mes negalime ištreniruoti tiesiog. Apart to, kad mes galime dirbti ant bėgimo takelį. Nes mūsų ciklo pabaigoje visą laiką būna nusileidimas ir vėl iškilimas. Nusileidimas ir vėl nusileidimas. Tai va, tai ką galima su kuo pasitreniruoti, tai yra ant bėgimo takelio. Gerai, kas dar? Ta paminėjau, powerhackinimas, aukšto intensyvumo treniruotės. Aukšto intensyvumo treniruotės, jau nepaisant, šiaip aplamai, bėgant kalnuose, ilgose varžybose, nebeturėtume mes pereiti prie užrūgštėjimo. Ir jeigu tu jau perėsi užrūgštėjimo fazę ir jau pieno laktatas kaupiasi, tai nėra gerai iš tikrųjų ir tai yra visgi baigtinis tada procesas ir tai mes neturėtume perėti iki to. Aš labiausiai vertinčiau tas aukšto intensyvumo treniruotės su agresyvesniu kliūčių įveikimu, aplamai realiai fiziniu pasirengimu, gebėjimo atlaikyti didesnius krūvius, bet labiausiai vertinu tai per greitesnį kliūčių įveikimą, kur tau reikia pagreitėti, palėtėti, sukyla pulsas, techniškas nusileidimas buvo, tai labiau gal per tą pusę, bet to aukšto intensyvumo treniruotės kaip greičio lavinimo, tai jo mums treilo negroja, mums nereikia greitai veikti distanciją, reikia saugiai, techniškai, kiek įmanoma, kad būtų patogiau, nedirbti labai aukštą intensyvumą per patį tą bėgimą, kad išgyventume ir panašiai. Tai labai stipriai nesiplėsiu, iš tikrųjų tų aukšto intensyvumo treniruočių variacijų yra pilna, mes galime daryti ir su įkalnėmis, tas pačius galima daryti užbėgimus į tam tikrą skirtingą laiką, nuo 30 sekundžių ir aukščiau užtenka, užbėgimus į kalniukus lengvus nubėgimus, ar ne, tai yra ta pati imitacija tų pačių atkarpų, tik tai dar biškai sudėtingiau, nes dirba skirtingi raumenys. Vėlgi to pačiu turiu kaip ir mūsų tam tikrą minusą, nes dirbant su pagreitėjimais į kalniukus mes ilginam žingsnį, stiprinam mūsų atsispyrimo, stiprėja raumenys, stiprėja atsispyrimas, bet to pačiu mes, kai bėgame į kalną, mes laiką miname dviratį, tai yra kojas po mumis eina, mes mažai žingsniukais, ir jeigu jūs agresyviai vertikalų kilometrą bėgtume dideliais žingsniais, tai jūs niekur nenubėgtumėt visiškai. Patys pastebėjote, bėgam į kalną, tai mes minam dviratį kojas, po mumis dėliojasi, tada gaunasi vėlgi tokie, kaip ir tiek ir tos naudos gaunasi. Dar tokia variacija yra, tai yra treniruojantis vėlgi priklausomai kokios tai bus varžybos. Kai treniravausi torui, tai buvau susiskirstęs tam tikrus elementus, įtraukdamas ir poilsio laikus į treniruotės, tai vadinasi, sąmoningai pasiskirdavau, kad valandą treniruojuosi, ten renku vertikalius ir panašiai bėgu ir tada 10 minučių tiesiog pasėdžiu, pailsiu ir panašiai. Tai čia bandymas imituoti panašių varžybinių sąlygų, kuriuose bus tu įbėgsi maitinėlę ir kadangi labai ten ilgos varžybos, daug dienų trunkančios, tai tu vis tiek ilsėsis, tau reikės ilsėtis, tada tu imituoji panašias sąlygas ir treniruočių metu ir atrodo kaip juokingai, tu ten valandą prabėgi, po to 10 minučių sėdi, žinai. Tai analogiškas irgi imitacija buvo ruošiantis ant bėgimo takelio 100 km, kai bėgau, irgi analogiškai prabėgi valandą, nulipinėjai 10 minučių tiesiog ilsiesi. Tai va. Toliau, kas liečia dar iš tų pačių treniruočių, tai yra vėlgi, kaip minėjau, jeigu ten kliūčių veikimas, tai irgi labai svarbus akcentas, kad jūs pasirinktumėt techninius paviršius ir juos įveikinėtumėt kelis kartus. Žinai, dažniausiai būna Lietuvoje sunku juos rasti iš tikrųjų, bet vėlgi kažkur yra galimybė nuvažiuoti į užsienį ir panašiai, yra kažkokias tais griovos ir kažkokie tokie
upės vagos ir panašiai, tai tam tikrus elementus tiesiog prabėkite, nesidžiaugit, kad išgyvenat ir nesusižalojot, bet iš tikrųjų tai lengvai prabėgot, įsivertinant, kur kas kaip guli, kaip čia geriau pastebėti, kur ką bėgti ir tada kelis kartus tiesiog pradrilinti, tada dar įtraukti greitį, dar po to galima įtraukti ir papildomą faktorių, tai yra tamsą, kad bėgi tą pačią distanciją, pavyzdžiui, su lempa, ne, ir tu po to būdu nulavini savo įgūdžius. Ką prašau pasakyti, iš tikrųjų, dar pirmi metai, kai pradėjau taikyti, tai yra vikrumo pratimus. Iš tikrųjų, po baigtų kursų tokia idėja kilo, kad mes per mažai dirbame, mes vis dar kažkaip dirbame taip, kaip bėgtume ant plento, tai yra su labai aiškiu, teisingu žingsniu, ten viskas labai aišku, kad pas mus yra trūksta to tokio greitos reakcijos, nes neturime tokio grunto, kuris leistų mums tas greitas reakcijas mokintis. Ir tada tie vikrumo visi pratimai, kur tos yra kopetėlės, barjeriukai visokie, ten ir panašus tokie visokie įrankiai, visi šitie dalykai skatina greičiau jums dėti arba sekančią prilaikomąją koją pėdą, nes mes plentu, kai bėgam, tai stengiamės atsispirnėti tą pačią jėgą, tiek viena koja, tiek kita, nes nėra tikslo keisti, viskas labai aišku. O treilė jums gali būti, kad tiesiog turėtumėte atsispirnėti, nežinau, tarkim 70%, jūs tik truputį padėjot koją, čia kažkas neaišku, ir jeigu jūs tą pačią jėgą atsispirinėsit, kaip bėgant plentu, ir greičiausiai turėsit čiurnos traumą. Tai vadinasi, tokiu atveju jūs turite staigiai pernešti kitą koją, ir tam reikia vikrumo, nuspėjamumo, greitumo, ir tik tai tam laikui. Jūs toliau vėl bėgsit gerai. Ne, paprastų savo žingsnių ir vėl kažkas neaišku, po kojomis jūs tada staigiai susifiksuojat ir pakeičiat. Tai šitie vikrumo šitus pratimus reikėtų irgi stengtis įsitraukti į treniruočių ciklą. Toliau, tai gerai, ilgabėgiai visi papildomi pratimai. Ko dar nepaminėjau? Daugiau mažiau tokie elementai. Sakyčiau, viską lemia visų šitų elementų apjungimas ir tai yra labai sudėtinga, jau atsižvelgiant į tai, kad įsivaizduokim dabar mes, nežinau, ribotumą, laiko ribotumą realiai. Visi mes žmonės turime daug veiklų ir atsiranda ribotumas ir jeigu įsivaizduojam, kad mes šiandien labiau, ką mes šiandien darysim, Aidai? Turim pusantros valandos, ką mes šiandien sportuosim? Davai drilinam šitą užbėgimą su laipteliais ir už pagreitėjimą laipteliais, pavyzdžiui, kažką tokio ar ne, bet apjungimui ir ilgo atbėgimo, ir vertikalių surinkimo, ir dar kažkokių tais techninių vietų, dažniausiai mes tiesiog nebeturime tiesiog resurso laiko. Tai čia atsiranda ta meistrystė, tai kokiu būdu bandyti apjungti. Per tos ilgabėgius jums reikėtų pasigalvoti, ne tik išbėgti ir pamedituoti tą ilgabėgį, bet bandyti tam tikrus, stengtis įtraukti tam tikrus elementus. Ir jau iš karto pergalvoti, jeigu jūs tiesiog išbėgot ilgabėgį, dabar 3 valandas bėgsiu ir nebus pergalvoti, kad dabar tą elementą pasigalvosiu, panašiai, tai to tiesiog nepanaudos. Tai verta šis dalykus pasigalvoti. Dabar aplamai, kas liečia patį uždarant jau aptariant, patį bėgimą, tai labiausiai sakyčiau taip, kad mes bėgame ilgas distancijas ir aplamai po tiek laiko ruošiamės ir panašiai, tai per tiek metų įsigryninau pats, tai labai tikiu, kad panašiai ir visi mes taip galvojame, kad mums patinka, mes šiaip visą gyvenimą galvojam, kad čia taip patogiau gyventi, vis patoginamės, mašinas patogesnė, būtai patogesnė, telefonai geresni, batai geresni, kažkas vis patoginamės ir iš tikrųjų tam tikrų momentų mes norime to diskomforto, galbūt nepatogumo, bet ne tik, kad nepatogumo labai norim, nes čia tokia jau sadomazo būtų labai nestipriai, bet labiausiai iš tikrųjų tais ateiti tą nepatogumą, jame būti ir žinoti, mokėti, kaip jame išbūti, kaip
kaip tame nepatogume gerai jaustis, kaip išgyventi tą distanciją, kaip ten kažkas vyksta, bet tu sugebi išgyventi ir tas jums sukelia daugiausia pasitenkinimo. Tai su tuo tam tikrais momentais ir keičiasi distancijos ir atsiranda daugiau jūsų, tas kaip ir sakiau, modern running, kur tu nepasveri, bet galvoji, tempo. Šiaip jau maratoną čia įvykiau, tai dabar nepatogu būtų jau ten 100 nubėgti, ar ne? Ir tada pradėjo taip galvoti, tai iš to ir atsiranda. Ir be abejo su treniruotumu ir profesionalumu, ką aš jums pasakau dabar šitais segmentais, jūsų ta nepatogumo zona tolėja. Tai didelė tikimybė, kad jūsų pasirinkimai toliau planuojantis varžybos ir startus bus įdomesni. Tai va. Tai grupiai tiek pavyko kažkaip greitai perbėgti. Labai norėčiau kažkokių klausimų, nes kažkaip per 4-3 kartus nepavyko laiko rasti klausimam. Vienokių kitokių. Dar ko nepaminėjau, ko galvoju klausimus. Turiu dar labai didelį įtaką aplinka, kurioje bėgsi, tai yra oro sąlygos. Iš tikrųjų yra vėlgi mes kažkaip per tas optimizuojam tą laiką ir panašiai treniruočių metu, bet tam tikrais atvejais verta stiprus lietus ir stengtis išeiti su viršutiniam lietaus kelnėm taip normaliai prasibėgti. Kodėl? Kalnų maratonuose oras keičiasi ir dažnu atveju būna privalomas gedžetas neštis viršutinės kelnes. Ir dažniausiai mes jas tik tai pasinešiojam, nusiperkam ir pasinešiojam, mes nesam niekada su jom nepabandę bėgti. Tai va, tai čia toks visiškai mes Tatrose buvom pernai metais ir žiauriai užlijo, tada visi sitraukėm tas kelnes ir tos aprakom, tai va, varžybos yra taip būna. Tai jau geriau tą netik, jums kaip ir pasakoju apie labiau psichologiją, kad jums to streso varžybų metu bus šiaip pilna viso. Jums tą skaudės, jūs čia galvosit, kad jau kiek čia valandų bėgat ir šitą ką čia darot ir panašiai, ir jų tų dirgiklių bus pilna, bet kiek jūs įmanoma tuos sugebėsit tos dirgiklius susimažinti. Nežinau, pavyzdžiui, išbėgot, pavyzdžiui, ir buvot kažką neteisingai laikrodį nusistatę ir jums kas kilometrą pipsi, pavyzdžiui, kažką darėte, kažkai darėte pakankamai treniruotę, pasidarė kas kilometrą ir dabar išbėgot 100 kilometrų ir kas kilometrą pipsi. Pavyzdžiui, bet tokia smulkmena, bet aš įsivaizduokite, kokie 30 ten kilometrų, visiškai sakys, ta prasme. Tiesiog. Tai čia tokia, tai čia, žinai, ten belekas gali būti kad kojas neteisingos pasirinktos, vis atsirašintis, pavyzdžiui, batai, ten raištelė kokie būtų prastesnė, trinanti truputį, labai tokių smulkių dalykų yra. Tai vėl, ko nepaminėjau, su to pačiu treniruočiu, ką galima daryti, vėlgi ne vien tik lavinant tą patį raumenį, tai nemažai varžybinių imitacijų, tokių kaip ir su ta pačia keliam išbėgimas kaip pavyzdys, arba su įranga bėgiojimu, pavyzdžiui, arba tas pačias, pavyzdžiui, lazdas neštis, bėgti fletą, bet neštis lazdas 2 valandas, pavyzdžiui, bėgti. Jeigu tu kalnų bėgimo maratonė bėgi, dalyvauji ir tu lazdas naudoji tik tai sukilti viršų, nes nėra techninis nusileidimas ir tau nereikia su lazdom, tai tu vadinasi visą laiką jas prasinešiosi, bet tu niekada nesitreniruoji lazdas nešiotis ir jas vaikšto visur nepatogiai. Tai kodėl mums nežinai, arba, pavyzdžiui, jeigu tu esi nusprendęs, kad tau vis dėlto patogiau yra rankose neštis, tu turi bėgti dabar tas 2 valandas, nenaudok viskas tvarko, bet bėgti laikykis rankose. Tai va, tai grubiai tiek kažkokių, jeigu tikrai klausimų turit, tai klausti. Dėl treniruočių sezoniškumo, žiemą, vasarą, kokias klubas organizuoja ar pats darai? Čia šiaip žiauriai geras klausimas, tai vėlgi visi taip ten daugiau mažiau sako, kad žiemos metu tą bazę reikia rinktis ir panašiai. Labiausiai iš tikrųjų sezoniškumas priklauso nuo ten, kur tu bėgsi ir nuo kokioje tu fazėje tą sezoną pradedi. Tai jeigu tu sezoną pradedi sulūžęs, visiškai persitempęs, tai tu greičiausiai tam tikru atveju tu tiesiog legaliai išskipinsi tą žiemos sezoną tam, kad būtų pilnai atsigavęs ir
pavasario sezone galėtum jau pradėti tik tai tuo metu imti bazę, galbūt tai bus ar ne. Arba tam tikrų momentų tau, pavyzdžiui, dabar yra savaitgalį Gran Canaria, tu realiai žiemos metu tu realiai ruošiasi taip pačią Gran Canaria. Tai labiau gal taip teisingiau būtų, tai yra tas sezoniškumo, ar ne, ar tas sezoniškumas yra kaip reikalingas iš jūsų, ar ne. Tai sakyčiau, vėlgi labai priklauso nuo jūsų aplamai fizinio pasirinkimo ir gebėjimo suprasti savo kūną. Aš manau visgi, kad trailo bėgikai labiau supranta savo kūną, nes turi stipriai labiau visokių variacijų treniruočių, kas leidžia labiau suprasti, jeigu tu, nežinau, jau tau visiškai nebeina ten į kalną ir jau kojos ženkliai pavargusios ir tada tu ten sekant jau kaip treniruoti yra fletas ilgabėgis ir ar tu jauti tą patį, ar tiesiog tie raumenys buvo užkalti ar ne, pavyzdžiui, ir tada tu visiškai gerai jautiesi tenai, dabar tau tiesiog reikia visai kitokio alternatyvaus bėgimo, po kurio tu galėtum vėl grįžti ant kalnų, ar ne. Ar tu tavo tiesiog yra jau ta fazė, kur yra ilgalaikis išsekimas. Tai ilgalaikis išsekimas yra pavojinga fazė iš tikrųjų ir greičiausiai tai parodytų jau jūsų teisingas sveikatos reguliarus pasitikrinimas greičiausiai ir kraujo visi tyrimai. Tiek dažnai einate sveikatą tikrintis. Kai kažkas atsitinka. Jo, tai čia irgi iš tos galbūt pamokos mums visiems iš tikrųjų, tai vėlgi pagal rekomendacijas vertėtų sveikatą tikrintis sezono pabaigoje, arba galbūt renkant kažkaip bazę ir tą pačią pikinį savo situaciją būseną, tada irgi stebėti. Tai, bet vėlgi suprantu, mes visi žmonės turime įsipareigojimų ir jeigu ten kažkas nepasakė, kad žiūrėk, kada tikrinaisi, tai begalė kitų reikalų. Tai bendram kontekste šnekant, tai sakyčiau, pasiruošimo vėlgi priklausomai, kokios varžybos ir panašiai, bet jeigu taip jau statistiškai imant, tai ir po bazės rinkimo galima dirbti kokias 6-8 savaitės, kryptingai dirbant su tuo techniškumu, konkrečiai varžybom. Maždaug toksai laikas. Tai tam bazės rinkime nereiškia, kad, mano nuomonė vėlgi, nereiškia, kad turėtų būti vien tik tais žemo intensyvumo treniruotės, nes mes labai kažkaip užmiegam ant to patogumo ir po to labai sunku būna įsivažiuoti to agresyvesniam treniruotėm, tai nereikėtų daryti per tą bazės rinkimo periodą tokių labai techninių treniruočių kaip jau pasiruošimo fazės metu, bet manau tiesiog labiau pačių treniruočių imitacija su žemesnė pastanga. Ten fartliką, pavyzdžiui, daryti, ar kažkas užbėgimus į kalniukų ir panašiai, tiesiog žemesnė pastanga, bet tą patį procesą daryti. Tai aš sakyčiau, kad dėl kilometražo, dėl paties kokios įžvalgos būtų dėl to bendro kilometražo. Visi maždaug turi, tarkim, yra varžybos, atstumas tam tikras, sukilimas tam tikras, tą žinai, susistatai etapais, ten beisas, bildas, ten visi pikas. Vieni labai stipriai daug viršyje tą savo, tarkim, ten 100 km ar 8 km bėga, bet varo į savaitę po 100, ten kem būna pem daugiau ir panašiai. Būna sulūžta, aišku, tas, kaip ir minėjai, ilgalaikis tas nuovargis, po to į varžybas atvažiuoja pirmi ten keliasdešimt kilometrų ir viskas. Kaip pats stipriai viršyji, tarkim, kilometražą, kurį bėgsi per savaitę, tarkim? Šiaip labai geras klausimas ir labiau žiūrėti pagal save. Jo, šiaip labai geras klausimas ir visgi vėlgi reikėtų nuo to pradėti, kad šiaip bėgimas mums yra smagi pramoga ir mes turime ne darbas kažkoks ar ne katorga ir mes norime kažkaip išlaikyti tą tokią smagumą. Bet tuo pačiu, jeigu mes jau žiūrim, kad kiek įmanoma komfortabiliau jaustis ir nesulūžti, nes, nežinau, visgi tas sportinis interesas įveikti kiek įmanoma greičiau tas varžybas,
atsiranda ta profesionalumo elementas, ne, mes pradedam traukti tą profesionalumo elementą ir investuoti daugiau laiko ir daugiau pastangų. Tai labai teisingas yra variantas žiūrėti nuo kito galo be abejo ir pasižiūrėti, kiek aš galiu, kokia šita yra distancija ir kiek man dabar reikėtų čia investuoti ir tuo pačiu įsivertinti, ar tu pradėjęs tą planą daryti, ar techniškai tu gebėsi tos pačius krūvius, nežinau, po 14 valandų per savaitę ir skirti. Nes kitu atveju tada, jeigu tu nepavyks ir tu ten po pirmos savaitės pamatysi, kad tavo visas darbinis šeimos backgroundas krenta, o taip dažniausiai tiesiog mums nutinka, tai tada tu net nebenorėsi varžybas važiuoti. Nes tu iš karto užsiprogramuosi, kad jeigu aš norėčiau jas teisingai įveikti, man reikia būti labiau profesionalesniam, tai tokiu atveju, jeigu aš to dalyką neįveiksiu, nepadarysiu, nes aš esu neįmanoma bus pasiruošti tam varžybom. Tai visada aš kažkaip einu per tą prizmę, kad gebėti išlaikyti tą tokį smagumą ir pajutus, kad tai yra jau kažkaip kažkas kitkas griūna arba neėmau tas sveikatos galbūt elementą, bet griūna tas užnugaris, ant kurio tu tą visą bėgimo kaip pramogą statai, tada reikėtų truputį traukti rankinį ir galbūt pereiti labiau tas tik techniškesnės treniruotės, pavyzdžiui, arba daugiau kažkaip trenerius sakyti, kad žiūrėk, man čia reikia galbūt čia porą savaičių tokia grynai recovery ir tada vėl mažinti ir panašiai. Tai va, tai čia taip labai jau iš toli. O dabar, jeigu šnekant apie, pavyzdžiui, tarkim, aš nežinau, ta pati, tos pačios Gran Canaria varžybos dabar yra 127 kilometrai, tai realiai aš labiau žiūriu ne patį kilometražą, bet kiek laiko aš turėsiu atstovėti per tas varžybas, kiek aš planuoju atstovinėti per varžybas. Ir tada stengiasi pagal tai rinkti šitų techninių treniruočių, kurias aš ir vardinu, visokias variacijas, būtent jų valandas. Tai jeigu aš, nežinau, planuoju stovėti 15 valandų, tai vadinasi, mano savaitinis valandų, sporto valandų laikas, jisai turėtų būti tikrai jau toks. Tikrai. Tai ten su trumpesnėm distancijom, žinoma, yra paprasčiau ir techniškai dažniausiai jūs viršyti. Jeigu ten yra kalnų maratonas, 40 km, tu įveikinėsi, nežinau, 5 valandas, tai 5 valandas per savaitę subėgti ir pasiruošti kalnų maratonui, labai jau bus mėgėjiškas lygis realiai iš tikrųjų. Tai tada einasi per tą, kad tada tu pradedi kombinuoti ir techninės, bet tada tuo pačiu tos tokius ilgadavimus. Dėl maitinimo, kaip jeigu varžybos, sakysim, para ar daugiau, tai kaip suprantu, vis ant vieną angliavandenį neišbėgsi. Tai klausimas būtų, kokį maitinimą pats rekomenduotumei, bėgant tokias ilgas distancijas, parą ir daugiau, išskyrus vieną angliavandenį, ir kaip ruoštis, jeigu kažkas tai yra specifinio tokiam gyvenimui. Irgi labai geras klausimas iš tikrųjų ir vėlgi pradėsiu nuo to, kad mes visi esame įpratę valgyti gėliukus ar ne ir panašiai ir aš bent labai patiriu daug gastro problemų, dabar kažkaip biškį mažiau, bet anksčiau tai kaip varžybos taip vėmiu, susitvarkau, tai pradžiai kol nežinojau, kad taip viskas pas mane veikia ir kažkaip sunkiai tie gėliukai lenda. Tai pereidavau į tas fazes, kur tiesiog nusivylimas, nepasiruošimas ir nusiėmimas. Dabar kažkaip tai po to perėjau tą fazę, kur bandai atsigauti, nežinai, kad ilgos varžybos, tai vis tiek, kiek tau truks valandų laiko atsigauti, tu atsigausi. Tada vėl tą patį gėliuką valgai ir bandai, ar pavyks ar nepavyks. Tai gastro problemos, jos ilgų bėgimų metu, manau, kad daugiau mažiau pas visus turėtų būti. Ir iš tikrųjų tais neperseniausiai irgi pats pradėjau taikyti, nes kursus sužinojau, kad iš esmės tą dalyką galima treniruoti ir mitybą treniruoti reikia, sakyčiau, kokias gal 3 savaitės prie startą, tai yra treniruoti, išbėgti su pilnu skrandžiu. Tada gaunasi, kiek iš jūsų dažniausiai išbėgam viskas susivirškinę, čia viskas patogu, čia nieko nereikia, o grįžtu čia prikapoju. O dabar kiek tai būtų patogu ir iš tikrųjų labai sudėtinga yra pilnu skrandžiu išbėgti.
bet per kažkiek laiko, per kažkelias jūsų treniruotės adaptuosis ir pakankamai, sakom, komfortabiliai jausis. Tai mes vėlgi, jeigu šnekam apie ten kokias ten 10 arba ten trumpas, greitas distancijas, tai tas žinoma negroja, bet jeigu mes šnekam apie ultra distancijas arba tą patį kalnų maratoną, kurį mes dėl vertikalių galim traktuoti, kad yra ultra, tai techniškai jums reikėtų dėti ekstra pastangos, tvarkantis su mityba, tai vadinasi, privalgot, einat bėgti ir žiūrit, kas jums veikia, kas neveikia. Tai lygiai tas pats yra ir su tų pačių gėliukų vartojimu, suprantu, kad kainuoja pinigą ir ten atrodo, kad čia tą uogienę valgyti prieš tą džioginimą ir panašiai, bet reikia suprasti vėlgi, valgau gėliuką, tai kodėl tai tą darau ir valgau ne dėl to, kad man šiuo metu reikia tos energijos, kad ją dabar išnaudočiau, bet tam, kad pratinti savo skrandį prie būtent ir gal man visai net netinka ir panašiai. Tai jeigu bent jau kažkiek jūs įsivertinsit, kad šitas visai produktas jums tinka, tokiu atveju didesnė tikimybė neturėti gastro problemų per bėgimą. Didesnė tikimybė, nereiškia, kad jūs neturėsite. Dar papildomai galima, jeigu čia į temą, tai galima papildomai dar ir fermentų pagerinti. Geresnį virškinimą ir panašiai. Rekomenduoju iš tikrųjų prieš varžybas. Dabar kas liečia iš pačios mitybos, tai reikėtų įtraukti ir baltymus varžybų metu, bet vėlgi nesu aš labai stiprus mityboje bėgimo ir dažniausiai aš mitybą tiesiog išgyvenu, tai yra tiesiog iš savo vidinių resursų bėgu, nes darydavau visą laiką tą pačią klaidą, nevalgydavau, kiek ten geri, nes po to vėmi, tai tu stengiasi bėgti iš savo resursas tai yra riebalas, tai 3 savaitės prieš priaugus svorio. Nežinau, gal taip ir yra iš tikrųjų, bet taip, racijos yra ir dabar varžybos numetinėjai. Bet tai nėra teisingas variantas ir visos varžybos yra ženkliai geriau įveiktos ir didesnio pasitenkinimo, kada yra sėkminga mityba. Tai negaliu taip atsakyti, ką verta valgyti, ko neverta dažniausiai, tai bent jau ką iš praktikos siūlyčiau, tai yra tiesiog bėgti ilgabėgius ir testuotis, kas tau tam tinka pomidorai, netinka, ten datulės tinka, netinka, kažkam tinka, kažkam netinka, kažkam riešutai eina, kažkam kitam visai skrandis nustoja. Tai testuotis. Kiti iš viso ten elitiniai bėgikai, kur jau visą tą suportą visą turi, tai ten būna įvairių variantų, ten sumuštinius kemša, ten, aš nežinau, kotletus, tarpšinai įvairių variantų. Panašiai. Aš paskutiniu metu dabar, kai bėgau Kuršių nerijoj, nežinau, ar pasakojau, nepasakojau, tai buvau pasitikrinęs tokią variantą, man visai tiko, tai tam tikrose vietose gėriau apelsinų sultis. Turėjau savo pasidaręs, tai mes šnekam apie didelį kiekį, tai yra litrą, sustojęs litrą išgėrė. Tai nėra geras variantas iš tikrųjų, nes jeigu dar esi prieš tai ten frigėjęs kokį nors elektrolitų, vėl turi labai stipriai įsivertinti, susiplanuoti, bet aš metinėlį buvau pasilikęs litrą, aš per treniruotės buvau prasitestavęs, skaitęs, kad apelsinų sultis aplamai apelsinų yra gerai, nes yra varto vandens truputį prilaikymo ir ten panašiai kiti dalykai yra. Stabdantis truputį dehidrataciją, nepaisant to, kad yra energija, net cukrus, tai fruktozė, tai techniškai man puikiai veikia ir to litro toliau. Tai toks variantas, kas neseniai išbandytas, tai man labai patiko, plus dar bandžiau tas kūdikių, tas, valgyti košelis. Irgi vienokius variantus kitokius bandžiau, tai man labiausiai tiko, kur yra avižos ir bananai. Nors pagal kiekį kalorijos ten yra labai nedaug, iš tikrųjų tų kalorijų ten jokingai iš tikrųjų yra, bet dalykas yra tas, kad alternatyva ir vėlgi kitas dalykas yra labai svarbu suprasti. Techniškai didžiąją dalimi jūs turėsit problemų su skrandžiu. Nepaisant to, kad per mažai galbūt treniruojam, kad šiaip mes didelis stresas yra skrandžiui, bėgama ir vidiniam organui patiria stresą. Vadinasi, jeigu jums kažkuris elementas netinka, tai dažnu atveju mes traukiam šitą rankinį ir mes nieko nevalgom, reikėtų tiesiog alternatyvų bandyti.
netinka, nu gerai, tai tada jau kažkaip tai sausainį, ten bulką kažkaip tiesiog pasiemu ir viskas. Tai, ne. Nu vėl kažkaip čia labai sausai, gerai, čia guminukai kažkokie, guminukai, žinai, valgai. Ir tada ieškai tų variacijų, nes, nu, visgi kūras, ne, ir panašiai. Ir galbūt jeigu šiuo metu tai dar kažkaip dar pavyksta dar kažkaip bėgti, palaikyti savo tą greitį, tai didelė tikimybė, kad jums ir toliau stengiantis išgyventi su tuo savo vidiniu resursu, jūsų tiesiog greitis mažės. Ir tą pačią pastangą išlaikyti daugiau mažiau iki galo yra teisingų varžybų įveikimas, metodiškas teisingas varžybų įveikimas, pradėjau lėčiau, tai viena pastanga, baigiau didesnę pastangą, bet panašiu intensyvumu. Vadinasi, ir jeigu matau, kad galiu pagreitėti, tai pradėjau greitėti varžybose tik tai likus 30% varžybų. Ne anksčiau, ne per vidurį pusį įveikį, o tai dabar jau galiu, kažkaip per anksti. Lieka 30% įsivertinu, kas skaito, tai galiu rizikuoti, galiu pagreitėti kažką pakeisti. Skrandis kaip dirba. Tai maitinėlės vis tiek mato daug visokių variacijų būna, kas jau bėgiojat kalnuose. Ir alaus būna. Tarp kitko, su kola, vat irgi visų įvairių variantų būna ir panašiai, tai negaliu tai pasakyti, kad čia labai kažkaip blogai, labai gerai, vėlgi suprantam, kad kola tai yra visiškai cukrus ir kofeinas be abejo. Tarp kitko apie kofeiną iškart vėl mintis nubėgo. Paskutiniu metu atlikau irgi su savim tokių tyrimų įdomių ir labai rekomenduoju patiems, kas geria piurlino kainytės, pradėti gerti be kofeino kavą ir varžybų metu trumpinti kofeino. Ledas. Dažnai realiai skrendimas prasideda. Tai šitą variantą patikrinau tiesiog kažkaip atsitiktinai per vieną treniruotę, supratau, kad veikia ir dabar paskutinės varžybos bėgau šitam pabaiskė, tai peisas buvo 3.11. Tiesiog. Prieš tai ekspresiuko. Ir 3 mėnesius be kofeino gerti. Nu, kaip neilgai veikia. Neilgai veikia, bet bet jeigu vėlgi atsižvelgiant į maitinėlės, čia daugiau tokio, kaip, vėlgi tam tikros variacijos, kas jums gali padėti. Ir vėlgi, žiūrint iš priešingos pusės, jums dažniausiai bus, kad artėja varžybos, jūs patiriate kažkaip tai susijaudinimo stresą, čia dar ruoštis kažkaip ir dažniausiai jūs tą, mes visi žmonės, dažniausiai net kažkaip poilsio, bet dažniausiai dar kavytės, čia žinai, dar kažkaip pasiturbint, ir tada tu realiai jau taip būni prisiprašaravęs to viso kofeino, tada tu išvarai varžybos ir jis nebeturi prasmės. Jeigu, tarkim, sakau, geriate be kofeino, varžybų metu tam tikrose fazėse geriate. Tai tikrai veikia, ir veikia, jeigu jūs geriate be kofeino. O apie giliukus, ką aš ten pasakosiu už tai. Ko sakiau šoną? Apie kolą. Tai dalykas yra tas, kad irgi yra tas pats su kola, kad jinai cukrus labai greitai sukyla ir labai greitai nusileidžia. Tai tam tikrose fazėse, arba mes čia nuolat liūdinam tą kolą, tai tam tikrose fazėse kaip ir gal visai ir gerai, jos kažkaip neštis be abejo atsigaivinį, aš naudoju to cukraus. Bet vėlgi, mano vertinimu yra bėgant ilgas distancijas, mums reikėtų gebėti energijos nemažai duoti iš savo resursų. Tai vadinasi, turi būti kažkur tas aukso vidurys, gebėjimas ir iš cukraus, maltodektrino, angeliukų visų, tam tikras gebėjimas yra energiją duoti, gaminti iš riebalų, o tai yra sunkiai gaminama energija. Mes visi pajuntam, kaip pradėjom, grubiai 45 minutės priklausomai nuo intensyvumo ir panašiai, pradėjom bėgti, visai neblogai bėgas ir po to tukšti šitą tokia duobė, atrodo, energijos nėra. Tai tas pradėjom sugliukozę visas cukrus, gliukozės, sudegė ir panašiai kepenyse. Tai dalykas yra tas, kad galima visai neblogai sužaisti kolą skiedžiant su vandeniu varžybų metu ir jūs turėsite tokį mažiau cukrinio gėrimą, bet visai kaip ir nieko. Nepaisant to, kad ši kola yra vienetinai sudėtinga neštis, tokia įsipučia.
Tai vėlgi, sakyčiau, galbūt tam tikrose fazėse, bet vėl irgi verta irgi eksperimentuoti ir per treniruotės tą dalyką daryti. Bet gal už maistą svarbiau yra mikroelementai, ne magnis, kalcis, Tai šitų dažniausiai priklauso. Tai vienareikšmiškai ir kaip ir sakau, realiai pirmo vietoj planuojantis, ką tu nešiesi aplamai viso varžybų savo tą protokolą, tai vadinasi, tu pirmo vietoj ir žiūri, kad nedehidratuotum ir panašiai, o tik po to galvoji apie patį cukrų. Ar ten tu turėsi tam energijos, ar neturėsi. Tu 2 paras gali judėti iš savo riebalų ir toks, kad bus gerai. Bet jeigu bus dehidratavęs arba pradės kojas traukti, arba pradės jau vašyti, tai tu gal nebaigsi. Tai vienareikšmiškai. Bet apie tuos elementus, man rodos, aš šnekėjau jau prieš tai. Tai visi basika, nešimaisi elektrolitų, druskos tabletės, panašiai. Tai va. Nu ir aišku, stengtis nemaišyti cukraus su druskomis, nes tai irgi šaukia gastro problemos, tai geriau yra pavartojau, suvalgiau druskos tabletę, išgeriau kažkaip basikos ir panašiai, ir duoti truputį, 20 minučių ir tik tada galbūt pradėti tos dalykus vartoti. Tai jau nuo to prasideda ir jūsų pasiskirstymas, kaip jūs susiplanuojate visą. Kur ir kaip ilgesniam downhillui treniruotis metuose metų? Lietuvoje. Nes tarkim, aš apie tą atradimą kažko irgi turbūt nėra, tai kaip tą ilgiau išlaikyti. Papildyti dar šitą klausimą irgi. Jeigu toks variantas, kaip pačioje kokiose kompanijai, galima, tarkim, išbėgti porą kilometrų vertikalius ir tiek pat bus downhillo, o gal variantas su keltuvu keltis ir varyti ją pačią kokius tada 5 kilometrus 7 downhillo parinkti. Čia treniruojantis didesniam automobiliu. Ar per didelį riziką traumą? Čia geras labai klausimas ir iš esmės Lietuvoje nėra galimybės nei labai aukšto tų sukilimų susitreniruoti, mes dėl kalnų neturime ir downhillų taip pat neįmanoma surinkti. Tai tų variacijų buvo įvairių, iš tikrųjų mes patys svarstėme vieną treniruotę, man atrodo, darėm, kad į apačią nubėgi, į viršų kažkaip su dviračiu žvažiuoju kažkokią tokių variacijų, arba kad ten užbėgi su pašikniuku nusileidė, tą turim visokių variacijų buvo. Tai dalykas yra tas, kad sudėtinga, bet aš visgi žiūrėčiau tokius elementus, vėlgi, tiek ruošiantis į kalnus, tiek nuo kalno, žiūrėti ne kalno statumą, bet techniškumą, kalno patį kampą galbūt, tokius dalykus. Ir jeigu jūsų ten kalnuose bėgimas bus pakankamai, pavyzdžiui, nuožulnus ar ne, tai nieko ten baisiai, tai gali treniruotis, ar ne, tai pasiemi tą greitį ir pakankamai greitai įvykinėjai. Ir pats visai tokia alternatyva yra suslidinti to pačiu. Slidinėti. Labai atsiranda tas pastovumas greitesnis. Bėgant nuo kalno yra svarbu suprasti, kad tu pirmoje vietoj padėsi koją, tik po to pagalvosi, kur ją padėjai. Deja, taip yra. Tai to pastovumo lavinimas ir kaip tada kitokiais alternatyviais būdais tada gali tą pastovumą lavinti. Tai galbūt užtenka tiesiog labai tokias, pasiemi, nežinau, tikrai techniškai, kad nors ravo ten susiradęs, nežinau, kažkokie miške, tai čia Pikala miške yra tokių techniškesnių ruožų, kurie yra pakankamai trumpi ir tada, sakau, drilinį pasiemi vieną vietą, bandai kitą, skirtingomis sąlygomis, skirtingame nuovargyje ateiti, labai daug turėti sunkiai treniruoti, tada ateiti ten, pabandyti veikinėti. Ir plus vikrumo pratimai, kuriuos tiesiog daraisi ant fleto su kopėtėlėm, pavyzdžiui, priemonė. Tai visi šitie elementai tai duoda, bet dar irgi visai variacija yra daryti greitus nubėgimus nuo kalno. Čia labai geras tavo klausimas yra dėl downhillo, nes dažnu atveju mes per daug fokusuojamės į kalnus ir downhillas yra ženkliai sudėtingesnis, nepaisant dėl techniškumo, bet ir dėl krūvio tenkančio kojoms, nes mes iš fizikos mes stipriau didesnių krūvių, didesnė jėga, didesnė masė spaudžiam savo kojas, kelius ir panašiai, mes daugiau turim stipriai apkrovos negu bėgant į kalną.
lipant ar ten bėgant tiesiai. O mes to netreniruojame. Dar papildomai galima tą patį padėti savo, dirbant su svoriais. Tai va, bet čia tikrai labai sudėtinga ir galima bandyti daryti aukšto intensyvumo, greitus bėgimus tais pačiais laipteliais, kur jau pereini prie rūgštėjimo ir bus panašus labai efektas, kai tu bėgtum ilgą daugylą, techniškai ilgą daugylą, tu jausi labai, tavo kūnas jausis labai panašiai. Iš tikrųjų, kam teko susidurti, bėgti vieną vertikalų iškart žemyn, tai jausmelis pabaigoje norisi greičiau į kalną. Tai tokios imitacijos. Labai rekomenduoju iš tikrųjų pasivažinėti po užsienius, pakeliauti, ten komandiruotės ir panašiai, laikais įtraukinėti ir padėti savo po truputį tas rinktis patirtį. Trailas yra labai universali sporto šaka ir iš tikrųjų aš jau tiek metų tikrai sportuoju ir karts nuo karto tą pastebiu, kad ir tą reikėtų įtraukti, kaip sakau, jau vienus kitus elementus tik tai pernai metais treniruotės įtraukiant prieš 10 metų jau bėgioju. Tai iš esmės patirties kaupimas jums padės pirmoje vietoje saugiai įveikti distanciją ir turėti patirties netikėtumuose, nes treile daugiausiai yra galvos skausmo su danga, netikėtumu, besikeičiančia aplinka, o ne tai, kad ten tiesiog tu stengiasi išlaikyti tą patį greitį, ar tu sugebėsi išlaikyti, ar nesugebėsi, kas yra plente. Dabar pas mumis Lietuvoje nors yra trailas pakilime, bet kaip suprantu, jisai dar nei to Latvijos, nei tenais artimesnių šalių lygio nepasiekęs. Tai būtų klausimas paties nuomonė, kas labiausiai trailą leistų pasiekti tą aukštesnį lygį, ar daugiau varžybų Lietuvoje organizuojamų tų trailinių, ar tos didesnės atrankos į tarptautinės varžybas, ar steigiamas naujas tikras kaip organizacija, kuri atstovautų tą trailo visus bėgikus. Gal ir paties netikras variantas, nežinau. Šiaip nežinau, nes būna skirtingi variacijai, tai žiūrint iš šono, tai būna arba iš viršaus spaudimas, arba iš apačios. Žinai, arba yra kažkoks sporto politikos organizavimas iš viršaus, arba atsiranda iš apačios poreikis. Turbūt geriausias variantas, kada būtų ir iš apačios poreikis, ar ne, kad mes patys norim daugiau gilinimosi, daugiau renginių, daugiau, nežinau, įtraukti kitus bendruomenėm, šiaip visiems fainai ir panašiai. Ir tuo pačiu ir iš viršaus būtų kuriama politika ir dedamos skatinamosios priemonės. Ir tada vidurys susirenki ir tada gaunasi aukso vidurys. Žinok, nežinau, negaliu atsakyti, čia turėtų, manau, kad būtų daug galvų ir daug stipriai galvoti, kaip čia geriausia būtų padaryti. Manau, kad labiausiai, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, silpniausia mūsų dalis šiuo metu yra jaunimas, nes mes tai kaip mes savo, mūsų šitą visa karta, tai yra tas, modern running, mes varysim ir mūsų ir didės, ir norai daugiau ten įveikinėti ir panašiai, tai viskas yra fainai, bet mes neinspiruojam taip jaunosios kartos ir su ta karta, kuri galėtų toliau perimti, atrodo, visą šitą mūsų visą tą įdirbį. Šiuo metu kažkaip labai nešveičia, iš tikrųjų, kaip pasižiūrėti. Ir imant perspektyvas ir alternatyvas ir kitų šalių, kiek tenai yra dedamo to įtraukimo, tai pas mus, būtent aš neku apie tą trailo, tai nėra. Kas padėtų, tai nežinau, sakau, to viduriuko kažkaip ieškojimas, kaip pasiekti tą viduriuką.
Tai, tarme, valstybė tai deda investicijas, tai be abejo, ir mes vėlgi negalvokime, kur aš taip gal liūdnai pradėjau apie tą gal aukštą meistriškumą, tai vėlgi yra tai labai tam tikra tik tai treilo dalis yra ta viršūnėlė, sakykime, bet jeigu imant visą tą tokį pamatą, tai gal mums visai reikia to aukšto meistriškumo sportininkų, mums patiems visiems daugiau būtų aktyvių renginių, šeimų renginių, ten sakau, kad prieinamumas didesnis būtų, lengvesnis, nežinau, tokių gamtos sportą, bet šiaip atrodo lengvai prieinamas, nežinau. Tai va, tai visos, kaip ir pirmoji dabar paskaitoja, kurią čia pasakau, kad visos viltis iš tikrųjų jūs, kad skleisit tą gerą žinią apie tą patį treilą, apie tą sportą, apie tą sportumą, apie testinumą, tai yra, kad ne viskas yra susijęs su sezoniškumu, bet visai gal ir nėra blogas variantas išeiti apie treilą prasibėgti, kada yra nepatogus oras, kada lyjas, litų ir panašiai, panaudojant tam tikras teisingas priemonės, kad ne viskas to yra fainai. Tai kuo jūs daugiau skleisit patys tą informaciją, kuo jūs patys labiau patikėsit tuo, o jūs patys šitą informaciją skleisit, tai tas kiekvienas žmogus, kiek po 20 gali informacijos perduoti, tai pažiūrėkite iš mūsų, kiek jau čia tos sklaidos gaunasi. Tai svarbiausia turbūt, nežinau, prasmės matymas ir džiaugimasis tuo, ko jūs daro. Čia ne katorga, tas treilo bėgimas, smagi veikla, ir judina kaulus, ir įdomi ir panašiai. Tai prasmės matymas ir su juos gerai. Tai gal tiek jau buvo. Tai gerai, ačiū Vaidui tada ir dėkui visiems, kurie dalyvavo. Ačiū.